Man liko 4 produktai, nuo kurių neapsitredžiu. Koks skirtumas, jau žinai, aš save dažau kaip lavoną dažyčiau. Ne, aš ploviau galvą, užsideda juodus treningus, susirašė tą riebaluotą savo skiautą ir eina kažkur. Aš galiu vyrus sužavėti savo sielą. Kad tu žinotum, kiek aš prisitepus dabar, kad taip natūraliai atrodyčiau, bet aš esu kaip bičias, kuris tepasi veido kremą, nu va taip, va, aš įsitrinu ir man gerai. Labai jautri priemu dalykus, labai daug verkiu. Žinai, kalbanti boba, tai iš viso yra nieko baisiau. Nu, vėl viskas debkė, nori mirti, nu visiškai vėl į dugną. Nu, nebeleidžiu savo dirbti ant galvos, žinai. Man prasideda panikos atakas, kurios neina iki psichozės. Ir aš galiu ten, tipo, to takso gale iš Kauno Vilnių nuveža. Ir aš galvoju, nu viskas, va dabar ir mirštu. Ir man tiesiog bėga ašaros ir aš čia laikau, kad, tipo, sustabdyti tą kraujavimą. Jeigu tave išprievartavo ar kažkas tik ar tu pasakai viešai, ant tavęs lieka žymė, visą laiką sakydavo. Moters kūnas yra vos net daiktas vyro seksualiniai traukai patenkinti. Sveiki atvykę į dar vieną mano epizodą Skaistalų. Pas mus svečiuose yra Vita Žiba. Labas. Labuka. Tai labai malonu, kad pasirodėte, kad atėjote, kad radote man laiko. Tu mane tik dažyk, aš yra visada rasiu laiko. Padaryk iš mane žmogų, aš visada atrasiu laiko tam. Tai kaip dažomės šiandien? Aš norėčiau šiandien atrodyti kaip vyras, bandantis atrodyti kaip moteris. Padaryk iš manęs drag queen. Nerealu. Jo, ir nuskus man galą, prašyčiau. Šitą, čia, žinai, surinkime 1000 laikų. Nereikia tiek, ne. Nėra, tai vis tiek naudos, bet kažkokios iš to reikia padaryti. Koks ryšmas, tie plaukai atauga, žinai, man... Ne, šiaip aš norėčiau visai gal ryškiau kažką, jeigu su... Nu, matai, labai su mano veida yra, kad man visada sako, kad man labai lengva padaryti iš manęs, nu, drag queen. Nu, aš turiu tokius bruožus kažkokius, kad labai galima lengvai... Čiūt, per ryškus santykiai, per ryškios lūpas aš kažkaip raudonai labai pasidažiu, nu, grinai dragas atrodžiu. Tai man tokie gal atspūdai, tai vat kažkaip... Bet akis, norisi, kad akis tik būtų. Gerai. Išraiškingos akis. Jo. Misija. Jo, nu, nes, žinai, akis žavi tenka. Gerai, supratau. Gerai. Tai kaip žinoma, nieko naujo, kad mūsų grožis prasideda nuo vidaus. Ir palaikant savo žarnyną, veiklą, mes turime gražią odą. Todėl labai norėčiau tave pakviesti pradėti mūsų pokalbį su gėriu. Fermentuotų gėrimų gėrium. Aš tau turiu paruošęs tokį šotuką ryto, kurį mes sudaušime. Vat kartu. Ir kad būtų graži oda, kad žarnynas būtų sveikas, mūsų fermentuotas gėrimas gėris. Ačiū Jums. Ačiū gėriui. Man šiaip skanus esi. Šitas yra serbentų skonio. Juodųjų serbentų skonio. Madoks man. Bateliukas, batelaitis. Čia su visais tais fermentais, ne, kur tipo jau reiškia atsigauti organizmai. Taip, čia dabar jau ten pas tave kovoja su imunitetu, jau ten dabar bus labai gerai. Pas mane jau ten dabar mano raumenims byckės užaugo jau. Taip, ir netgi žinai, ką aš tau turiu išsinešimui vieną dovanų. Batelaitę. Ai, taip. Tu galvoji, kad su vienu šotu kas nors įvyks? Ne, reikia visiškai pastovėti. Tai čia tau. Tai tiek, ačiū Jums. Malonu. Galim. Gerai, tai pasimsiu. Tau taip į šoniuką. Gerai. Geras, mes taip stikliukai susividušėm. Aš dabar, kai Klaipėdą vakar grįžau, tik tais buvau ir norėjau pavalgyti vieną restoraną ir babytės dvi sėdėjo ir, nu, išgerinėjo 2 valandą dienos ir žinai, kur, tipo, kai tu klausai 80-mečių babų ir kas trečiam sakinė, jeigu pamina žmogų, visada būna amžinatėsi. Aš tiek kartų nesu girdėjus amžinatėsi kaip per tą pokalbį. O Dieve. Ir jos ir bazarina. Tai vadinutė, nu, amžinatės. Oi, kaip jinai... Kažkada ir mums tai bus. Jo, tai aš apie tą galvoju, kada jau pradės visi mirti aplink. Nuo to, kad pradžiai atsiprašau. Tai toks labai keista, nu, nes galvojau, man dabar pradėjo labai patikti, aš nelabai daug ką veikiu gyvenime ir man pradėjo labai patikti klausyti svetimų žmonių pokalbių, nueiti kokį restoraną. Nes aš, nu, žinai, užsisukau savo burbulę, ten iš tų komikų, ten, žinai, mes vieni kitų papasakojam, ten vėliau kovojam, kas, nu, žinai, tipo, tarkim, sėdim, žvengiam ir, tipo, kuris pasiims tą bairį. Aš pasiimu, žinai, būna ir pešasi dėl tų bairių.
Ir kažką iš išorės iškirsti visai patinka. Kaip kiti va gyvena? Jo, ne? nu, Vat va, apie ką seka. kiti bendrauja? Jo, Aš į viršų pasižiūrėk. Jo, ir tai va su tom babytėm labai smagu buvo. Pasiėmė kažką kontentui? Aš net nežinau, ar išeis kažką kontentui, bet man tiesiog buvo labai žavu, kad sėdė, žinai, mato, tipo kažką kalbėjo, kad jau vyrų nebėra jau. Tai aš laukiu to amžiaus, žinai, kur jau nebėra vyrų, ir tu tik lauki mirtelės. Su draugu. Ir tu gali 2 valandą dienos kelt taurelę ir tau niekas nieko nesakys. Jo. Nes, wow. Žinai, kur tai nesveika organizmai. Mano organizmą jau nieko ten, man liko 4 produktai, nuo kurių neapsitredžiu. Koks skirtumas jau, žinai, koks. Gerai. Grįžtant dabar prie makiažo ir prie mūsų temos šiandienos, apie kurią noriu pakalbėti. Aš savo nuėjau, biškai, atsiprašau. Tai nelabai gerai. Tiesiog labai įdomu papasakok apskritai, kas tau yra makiažas gyvenime ir kiek jisai tau svarbus yra kasdienybėje ir šiaip. Man makiažas kiek svarbus. Taip. Man makiažas yra taip, jeigu aš turiu laiko, aš pasidažysiu, kad pasijausčiau geriau. Nes man įduoda pasitikėjimą savim. Aš žinau, gal čia ar geras, ar blogas dalykas, neįsivaizduoju. O tai aš pasidažau ir aš tokia, žinai, tas yra, kur, aš nebijau dabar nieko suteikti, kad ir kokį buvis ar dar kažką, aš normaliai atrodau. Aš manau, nes visom taip yra, žinau. Jo, visada būna toksai, kur jeigu kaip bamžiukė išeinu, ten susisuku kuodą, 3 dienas neplauto galvą, kur jau, žinai, gali ekstraktą išsisunkti ir vedi šunį, apsivinioji to šalį, kur užsidedi kažkokią bomžišką kepurę ir galvoju, tik nesuteikti nieko, tik nesuteikti. O makiažas yra toksai, kur išeina ir tipo, davai, lyskit visi iš pakampių, pažiūrėkit. Parodysi, kaip aš atrodau, ne? Bet ilgai nemokėjau labai dažytis. Dabar biškai per turą draugę pamokė, nei ten turėjo savo pamokėti, tai biškai. Kad nepristepliot per daug. Nes mano pats pagrindas, kai univero laikais dažymasis būdavo lineris. Ir čia aš be linerio kaip be akių būdavau, man atrodo. Man galiu nieko kito nesdėti, bet lineris svarbiausia. Gaudavosi gražiai? Ne. Dabar pažiūrėjus folkės tiesiog labai storą liniją. Bet man tada atrodo, kad turi nesimatyti vokų. Vokai turi būti juodi. Juodi. Ok, tai realiai dūminį gali tiesiog iškart daryti. O, ne, čia nebent savo prūkyto akis, net man vienintelis dūminis būdavo, kur dūmas į akį ir neužsimerkia. Ok. Bet, jo, tai dabar pabiškai pradedu jau taip, apšitai dabar oda labiau rūpinas ir visakis jau kremus tokius, jau kažką jau į lūpų kaukės, o kaip tik irgi užsidedu, nes man visur, kur nueina, žengia iš mano lūpų, kad suskepetojusios mano lūpos. Žinai, dabar dar kai žiema, tai Sahara tiesiog. Man visada yra dėl to, kad aš turiu tik kramtyti. Kramtyti lūpas. Jo, valgau lūpas savo. Valgau, skaitai. Žiauriai. Ir Tomas visą laiką maniškis pamato, taip kerta per nagus, ne. O aš tai vasėdžiu, tu ir lupinėjau, atlupi kampą, viskas. Aš dabar ir tada, žinai, aš turiu visą nuvaryti. Nukramtau, tai aš ir dantį buvau nusiskėdus, nes nukramtydavau visą laiką lūpą ir dantys į dantį ir nusiskeldavau priekinį dantis. Žodžiu, dabar klijuoja tai. Ar turi kokią nors mėgstamą makiažo bazę, kremą, kažką, favorite, pavyzdžiui, kažkoks foundationas gal yra? Ne. Ką aš žinau, aš kiekvieną kartą vis perku kitą, nes nerandu. Nežinau, taip. Aš nežinau, kas man tinka. Aš, užsitepu ir tu man pasakai, kas man tinka. Tai va dabar ir pabandysim porą naujų priemonių, kurias man davė Youngblood. Tai va aš turiu tokį correcting primer, kuris turėtų sulyginti odos paviršių ir paruošti complexion šitam foundationui. Čia yra Deep Sea Hydrating Complex. Tai čia yra mineralinis pagrindas, tai aš manau, kad visai neblogas sudėtis turėtų būti. Pabandom, gal man visai netiks. Šiaip jis toksai turėtų būti neapsunkinantis, lengvas, nes pas tave toks šiaip miksas oda, nėra nei labai riebi, nei labai sausa, tai va čia manau tas viduriukas, kur neužsausinsi, nepasidarysi kaukės, žinai, tokio efekto ir toks more glowy, žinai, kad gyva oda. Tai čia visą laiką toks, žinau,
Mano pagrindinė užduotis būna odą padaryti tokią, kad jinai nebūtų negyva, žinai. Jo, nes vakar aš prisitarau dažniausiai, tai kad atrodo, kad, žinai, aš turiu tą, mano ranka, nežinau, aš save dažau kaip lavoną dažyčiau, žinai, kur aš atrodo, nu, aš turiu tą kažkokį lavoną dažymą makiažą, tą rankytę. Okay. Ar aš skaistalų kažko neužsidedu, ar dar, bet per daug nusibainu ir atrodo, nu... Galėtų morgė dirbti. Jo, praktiškai, žinai, jau patirties turiu. Vis tiek aš mirus vidui. Okay. Ar turi kokią nors juokingą istoriją apie make-upą, galbūt, nežinau, kažkoks tai įvykęs arba kažkas tokio įdomaus apie make-upą? Nežinau, galbūt net ne tau, gal kažkas aplinkoj buvo tokia, kad... Ne, nu tai čia klasika yra iš mokyklos laikų, kur eini su ruožu čia oranžinio, kur nesupranti savo veido atspalvio. Atsimenu, kažkaip pas mamą radau kažkokias, atidariau, ten kaip ir pudros, tokia dažutė ir ten burbuliukai visokių spalvų. Žinau, čia buvo Eivona tokia, man atrodo klasik tenais buvo šitas dalykas. Ir pas mamą radau ir aš galvoju, čia pudra, nu tipo ar kažką. Ir aš pasiėmiau ir aš tuos rutuliukus į rankas ir su jais valiojau po veidą. O ten, man atrodo, būdavo skaistalai, aš neklystu. Taip, nes ten raudonė būdavo, rudi, visokių tokių atspalvių ten skaistalai. Oh my God. Ar aš žinodavau, kas yra skaistalai? Tikrai ne. Aš juos vyniodavau savo paveidą ir po to bandydavau ištrinti. Nu, karočią. Daugiau, ne, šiaip, kol išmokau dažytis, tai užtruko. Buvo dabar nesenai, kad prisidažiau tiesiog paskubom. Ir į podcastą filmavom ir žmonės rašo, o į rudnosiukę Vyto, aš tenai galvojau įsirėminsiu nosį ir aš tiesiog žiauriai rudus 2 brūkšnius pasidariau ir aš jų neištryniau, neįsiblendinau. Ir jo, gavos rudnosiukę. Ir žmonės labai pastebi, tai ypač ant kamerų, tai stengiuosi kuo mažiau. Dabar aš žiūriu į savo nosį, jau čia ir man sakytų. Bet jau čia jie sakytų, bet... Ne, bet pas mane rimtai, aš tokius 2, aš net ne su kažkokiu skystu, aš tiesiog su pudro tamsia, ruda, taip prasibraukiu ir ten... Na, aš nemoku dar kaip nosį pasidaryti, aš noriu visą laiką atrodyti tokia riesta nosytė. Riesta, plona, kaip būtum orą įkvėpus, ne? Jo, ir kad mano šnerės netrodytų didelės, nes aš turiu didelės šnerės, aš manėm galim parodyti. Aš galiu 2 pirštus suskirti. Ir aš žiūriu didelį šnerės. Tai aš tėvą pavedėjau. Ačiū tėti. Ačiū tėti. Nu ir bet babos irgi didelės. Nu bet žiūri, užnas, nes taip, ypač profilių pasisuko. Kažkaip būdavo anksčiau profilių, vien kaip mokykloje fotkindame, žinai, kur tipo žiūri, ten bandai tą žvilgsniuką, o dabar tik tais priekį bandau. Ok, atradai, ne? Kaip? Bet vis tiek reikia makiažo, kad geriausiai atrodytų. Aha. O kaip formavęs tavo pačios, tarkim, įvaizdis? Ar tu jautei kažkokį tai spaudimą iš šono, kad tu turi būti gražiai mergina daili, bet dabar ypatingai dar, kai esi žinoma mergina? Ar tai visą laiką buvo kas nors vidinis iš tavo pačios noras būti, pasirodyti? Supranti, ką? Jo. Man pradžioje, kol mokykloje, tai labai ir dažydavausi, ir prisižiūrėdavau, žinai, vėliau, kai studijų metais, kažkoks momentas buvo, kad koks skirtumas. Ir nuo to laiko nei aš ten dažiausi, nei aš ploviau galvą, nei aš apskritai ten kažką prisižiūrėdavau, apsidedu juodus treningus, susirašy tą riebaluotą savo skiautą ir eini kažkur. Tai labai keitės, toksai buvo, kur labai ir tada nukrito ir dabar vėl pabiškai toksai grįžti tą pasitikėjimą savim. Nes, man, kai pradėjau komediją, buvo toksai, aš noriu kuo greičiau iš to uždirbti, aš noriu kuo greičiau mesti ofisinį darbą ir pilnai būti komedija. Ir tada tu labai žiūri kiekvieną vos ne pusvalanduką, kam skiri. Nes kai dirbu ten nuo 7 iki kartais 6 vakaro ofise, nes viršvalandžių teko daug dirbti. Ir tada tu eini pasirašai kažką biški bairių arba pasidėlioji ir tada eini vakare open mic. Ir taip, žinai, kokias 5 dienas per savaitę. Ir galiausiai, nebeturi laiko nei pasidažyti, nei ten mažiausiai galvoji, bet tai O dabar biški daugiau atsiranda laiko, tai... Daugiau skiri laiko tam ir apgalvoja, ne?
Jo, nu dabar, nu aišku, dar tas yra, kad čia biškai tokia investicija, aš negalvodavau, tipo, kad labai noriu tam pinigus leisti. Aš visą laiką kažkaip vedau, ne visą laiką, bet jau po studijų metų galvoju, kad aš galiu vyrus sužavėti savo sielą. Savo jokeliais. Jo, savo keliais, savo vidumi ir tada, kai pabuvau ir supratau, kokius aš vyrus sužaviu. Savo jokeliais. Supratai, kad reikia biškai ir pagalvoti, ne? Ta liūdna tiesa teko priimti, kad... Liūdna, tikrai liūdna tiesa. Kad vien tik savo sielą nesužavėsiu. Nu, aišku, taip pat... Depends, gal žinai, nuo žmogaus priklauso. Dar labai... Bet irgi, žinai, aš taip noriu, kad mano vaikinas būtų pasitempęs, tai aš suprantu, kad irgi, atrodo, kad ir tas žmogus nori, kad aš būčiau pasitempęs, tai pradėjau pavieški ir temptis, kad geriau. O koks tavo santykis buvo paauglystės su savo įvaizdžiu? Nebuvo to tokio, kad paauglystėje, nežinau, ten kažkaip patyčios įtakoja kažką, ar ten, aš čia aišku, aš per savo prizmę kalbu. Ai, nu tai gaudau patyčių. Dėl to, kad ūgis buvo, man, žinai, aš buvau aukščiausia už visus, tai aš ten gaudau, kad žirafą esu, tai man tas labai kirsdavo per galvą, nežinai, nu, tipo. Bet pradėjo augti papai ir pradėjo bernų dėmesys atsirado. Sarodo, kad viskas ten... Jo. Man tik reikėjo, kad papai pradėtų dėsti ir prasidėjo dėmesys bernų. Ir tada, nu ką, žinau, kažkaip po to pradėjau taip jau prisižiūrėti ir, žinai, kažką apsirengti, biškai pasidomėti. Ir tų pinigėlių per daug šeimoje nebuvo, kad ten galėtų man leisti, ką noriu, žinai, ten stydų jau derinti, nežinai, vis tiek humano kokią kažką pasipirkti, iki Panevėžio turgus nuvažiuoja ant to kartono, pasimatuoja staniką, nuperka. Klasika, yra tekę. Šalia žiemą šalta, tai nusirengimas, tai ant to kartono. Tai visą laiką toksai, iš to, ką plius minus žiūri mokyklai, kaip kiti populiariosios mergaitės rengiasi. Tada tu bandai. Tu nebuvai ta populiarioji mergaitė? Oi, ne. Aš nebūčiau komedijoje, aš būčiau buvus populiarioji, ne taip veikia viskas. Supratau. Aš būčiau gavus pakankamai dėmesio. Būtum kažkur kitur gyvenęs. Būčiau kažkur savo ramiau gyvenęs. Kažkur, negu taip ant scenos, kad gauti, kad pasijuoktų ir man duotų meilę žmonės. O ką pasakytum Vitai 18 metai dabar? Šiaip daug ką pasakyčiau, ko negalėčiau sakyti kamerą. Supratau, o gal kažką galėtum pasakyti kamerą? Ką? Kalbant apie, tarkim, kalbant apie tą įvaizdį, apie self-worth. Jo, galim dabar taip paviršim trupučiuką labiau. Apie self-worth, tai labiau, kad jeigu bernas neturi darbo, tai gal ir nereik berno to, nežinau. Ok. Išlaikyti bernus nėra taip smagu, kaip... Ta meilė greit baigėsi, kai žmogus nieko nesiekia gyvenime. True. Užsidirbsi pinigų, nesiparink, nusipirksi tą geresnę pudrą, kvepaliukus, ne tik tuos, kur mėginukai. Kur patrint gali, žinai. Jo, žurnaliuko. Viskas ateis, žodžiu. Jo, viskas ateis, nesiparink. Susirasi savo žmogų. Pasirūpinsi savim, galėsi savo nusipirkti ir rūbelį gražesnį. Ok. Tai labiausiai tas. Nes aš labai parindausi, kad... aš atsimenu, bet ir po studijų matys, kad gyvenau nuo algos iki algos, žinai. Ir toksai... Suprantu labai. Ir netūsint dar, sakyčiau, apsiramink tūsinti. Netūsint? Jo. Labai tylų tūsindavai, aš labai daug tūsindavai. Aš labai, sugebėdavau viską, bet vedavau po 18. Bet gerai, 18 metę save. Gerai, pala, 18, aš buvau 12 klasiai. Ne, gerai mokiausi, viskas gerai. Gerai prisižiūrėjau, šiaip gerai atrodžiau, gerą figūrą turėjau, šokau. Okay. Ne, tai maladies, pasakys, maladies, darai, ką darai, bet vėliau... Vėliau biški... Apsiramink. Ką manai apie pagrindą, šiaip labai gražiai. Įsiblendinu, aš pradžio buvau tokia įsiganus, gal per tamsiai, bet šiaip dar žiūriu įsiblendinu. Jo, aš irgi taip visai po truputį, bet žiūriu, kad įsigeria ir susilygina gražiai ir taip labai natural, toksai glow. Net nepasakyčiau, kad su pudra esu. Tipo, lygiai. Jo, labai švelniai. Labai švelniai. Kietai. Viskas, ne?
Nu, tai biškį beveik dar laukas, biški po akiukus ir galėsi eiti. Gerai. O, Man šiaip būdavo, tik tai, aš žinai, su makiažu, kai būdavau paauglėtas, nu, mes vat nebūdavo tų video ar dar kažko, nes man Kaip 30, išmokt, kaip jo. pasidažyti, nes, nu, tiesiog tu užsitepi pudrą, skystą jo. ir viskas, nu, ir akis pasidažai, žinai, tipo, kad ten kažkokius skaistalus, kažkokius ten kontūravimas iš viso, neatsimenu, gal tik univėrės sužinau. Kad ir nebuvo, man atrodo, kontūravimas toks kaip Fing atsirado ten, nežinau, kokiais 12-13 jau gal ten kažkas į tą pusę, kai man kokie buvo 14 metų, aš atsimenu, kad jau, nu, tipo, jo reikia bronzanto, man atrodo, žinai, užsidėti. Bet šiaip tai jo būdavo tiesiog tušas ir pudra. Nu, tai va, ar ten sausas, keista, tai net nežiūri, ką ten po ko ten tepti. Ten būna prisitepi ir tada žiūri nelygiai, tada užsitepi ant sausos dar skystos užtepi. Tada nusivalo, tada nusitrina iš papačios. Tada ten susinervuoja iš viso. Nu, eini mėgot, aš eidavau mėgot su tušu pasidažys, nes galvoju, nu, blema, aš nesidažysiu dar rytoj, ką kiekvieną dieną dažytis man čia reikia. Ir aš pasidažydavau 2 dienų. Aš nelabai supratau, kaip kas veikia. Čia kaip Kim Kardashian, kur, sakom, prieš miegą padažo ją, eina miegoti, kad neįdėtų ir atsiklė ryte jau. Eik tu. Red, jo. Bet tai, o tai nėra, kad subėga tie juodi kampučius ir tada tos traiškinos juodas. Aš žinok, nežinau. Nes, bet, pavyzdžiui, aš šiandien užmigau su makiažu ir atsikėliau ir man, nu, čia tie gabaliukai ašarų, druskos, žinai, ir sutraukiusios akis. Neįsivaizduoju, žinok. Gerai, kalbant taip apie gyvenimo etapus, koks etapas tave tada labiausiai subrandino kaip moterį? Čia žiūrėjau, kaip viską bėga. Kada aš jau moteris, nežinau, po 1 mėnesinio, Ne taip, tipo, apie brandą, nu, tipo, žinai, apie tą vidinį. Aš nemanau, kad aš... Dar nejautė? Po biškį dabar gal tik prasideda toksai, kur... Nu, jau pradedu savo, kad gerai, nebe jaunin einu, jau reikia to ir vandens daugiau gal išgerti, gal reikia jau savo leis daugiau pamiegoti, gal dažniau atsisakyti dalykų, nes nebepanešu. Toks, man ta gal branda apie savim rūpestį atsiranda. Nes anksčiau atrodo, aš viską galiu. Ir dabar ta branda supratimas, kad ne, aš negaliu visko. Nu, aš galiu viską, bet aš labai didelę kainą sumoku to viską vėliau. Savo sveikatą, savo būseną. Okay. Čia tokia pagrindinė gal branda. Daugiau tai nesijaučiu, kad suvedu. Tarsi, mano tokia branda, aš einu 6 ryto kartais užmiegu, dabar man keliuosi 2-3 dienos. Nu, man čia, žinai, pusryčius pavalgau kokią 6 vakaro, nu čia dar nėra. Aš dar tik pradedu pabiškai, žinai, toks jau... Jo. Žinai, kur dabar va. Dabar 3 valandą filmuojam, tai aš atsikėliau kažkur prieš 1, pavalgiau užvakar dienos šitą guobą vištieną liekusią šaltuvę pasišildžiau. Mano tokie pusčiai, žinai. Tai nesi šiaip labai save kontroliuojantis žmogus. Taip, kur tipo kontrolė. Aš kontroliuoju ir palūštų kažkada mėnesio eigoje. Dažniausiai tai būna aplink mėnesinės PMS-as, mėnesinės, ten maždaug tokį laikotarpį palūštų ir tada pasibaigia ir tada vėl grįžtu ant track, tada jau, žinai, pusryčiam granola su jogurtu, einu pasportuoti, pasidarau ten, žinai, išsiverdu brokolių ten su vištiena kažką, rūpinuos, tai man dabar tas yra periodas, aš dar savaitę tiesiog. Dar ne. Dabar kemšiu save, galvoju, nuo rytojaus jau kaip tik pirmadienis. Pirmadienis, ne? Jau toks jau galėsiu kažkoks pasirūpinimas bus, nes dabar, nu, čia nesąmonė yra, tipo, tokių metų man reikėtų labai prisižiūrėti. Kaip apskritai, tipo, nugaras skauda. Vat irgi gal prisideda prie bendros, kai supranti, kad, nu, tau ateina tai, ką tėvai kalbėdavo, kad tu girdėdavai, kai jiem būdavo ir dabar tau tai prasideda. Suprasti, ką turėjo omeny, kai sakė. Kur žinai, kad nėra, kad aš einu į masažus, tai man nuima tas skausmą, bet man savaitės įgoje vėl prasidėjo tie skausmai. Ir tokia,
Tai man čia... Vis dėlto nesibaigs, žinai, tas Jo. kosmos. Ir tik blogin. Nuo šio momento tik blogin gyvenimas. Okay. Mūsų rėmėjai Misija Oda tau turi vieną klausimą susijusi su oda. Gerai. Tai ar bijai odos senėjimo? Vat apskritai senėjimo paties kaip fakto. Labai daug šiaip galvoju dabar paskutiniu metu apie tai. Labai daug internete yra to, kaip pasmerkia moteris, kurios nesileidžia savo veidą kažką labai, kad susiraukštėjusios dabar su šitą, kurios Sarah Jessica Parker, kad jinai nieko nesileido, maždaug, kad suseno ir ten lygina, kad ten Demi Moore kaip susileidus ir atrodo. Ir aš labai dabar esu tose, kurioje aš pusė esu. Ar aš noriu, tipo, ar palaikyti tą lygę odą ir susileisti, ir ten, ar leisti savo kaip žmogui, būti žmogumi ir tiesiog nususenti, nes toks procesas yra. Taip. Dabar dvejonės esu, nežinau kaip, nes dabar pabiškai... Kaip priimti tai, ne? Jo, dar nenusprendžiau, kaip... Norėčiau toksai būti fuck you all, aš savo leisiu, aš žmogus savo leisiu susenti, bet tuo pačiu, tas visuomenės spaudimas... Visai nori ir jaunai atrodyti. Jo, visai norisi, bet žinai, tas labai dažnai matosi, kai pasenę žmonės susileidžia kažko, ir tu netrodai jaunesnis, tu tiesiog atrodai senas, bet keistai. You look weird. Kažkas yra pasakęs iš komiko. Tai man toks, jo, nežinau, nes dabar pradėjau ant kaktos, buvau pamačius čia tokia jau gilėja raukšlė. Ir tada galvoju, ką čia daryti, ar čia... Nežinau, kol kas dar viskas yra normaliai, pažiūrėsiu. Šiaip visai laukiu, šiaip visai įdomu yra irgi susentina, tai yra procesas. Taip. Tai jeigu aš savo kažką susileisiu į veidą, tai niekad ir nepamatysiu pilnai, kaip aš sensiu. Ką jau bent jau žinau, kad į lūpas nenoriu nieko leistis, nes visai normalios mano lūpas ir planės. Tai va, tai ta proga, tau Misija Oda turi irgi dovanų. Botokso. Ne visai, bet čia tokie dar paviršutiniški, ką tu dabar gali pradėti daryti, kad truputėlį savo padėti su odos senėjimu ir kad pristabdyti visus procesus. Tai jie turi tau naktinį serumą tokį, kuris yra prieš senėjimo stabdantis. Tai vat, kol miegi, kad tau ten viskas, žinai, jaunėtum, žodžiu, miegi ir jaunėjai. Taip, ir dar vienas labai labai reikalingas, nežinau, ar įterpusi savo rutiną esi SPF-ą, bet dabar įterpsi. Tai čia yra SPF-as, jau ne pirmą kartą rodau šitą ir pati kasdien naudoju, nes labai fainas, su spalva šiek tiek. Tai užsidedi SPF-ą ir dar tau šiek tiek sulygina atspalvį. DD cream. Jo, tai vat, labai fainas dalykėlis. Aš tikiuosi, kad patiks. Dar PM SPF-as normaliai apsaugos. Kad truputėlį tave apsaugos nuo senėjimo ar nuo aplinkos poveikio. Tai vat, dar vieną dovanėlę tau šiandien. O, kaip išsinešiu dovaną. Kalėdos jau čia pat. Geras. Dosnus ir su dovanom. Bet aš iš tą galvoju, kad labiau, pradėjau pabiškai, kad prisižiūrėt, kad... Paviršutiniškas tos visus, žinai, skremis. O ne į vidų jau leisti kažką. Labai, šito prisibijau. Aš irgi žinok, esu tam pačiam žingsnyje dabar, irgi galvoju, ką čia daryti. Nes yra tas, toks kaip kultas susidaręs, kad moteris turi gražiai atrodyti, žinai, jaunin. Ir aš suprantu, kur, tu gali kremais, tu gali kažko, tipo, mitybą prisižiūrėti ir viskas, bet tas, kur jau yra į veidą injekcija, nežinau, nes kai kurioms moteriams tikrai labai gražiai padaro. Tikrai, bet tu užtaikai, tu nežinai, kaip vėliau išsivaikšto po tą veidą, tai pavyzdžiui, ten filerių būna prisileidžia ir vėliau ten buvo, kur nuotraukas internete, kur nuskanuoja veidą ir tas fileris po visą veidą išsivaikščias. Ir tu nežinai niekad, kaip tau išsivaikščias, nes tavo vis tiek sunku nuskanuoti anatomiją veido ir kad pilnai pasakytų. Taip. Ir tada nenoriu, kad vėliau gumbais veidas nuės, nes tada to jau nebesutvarkysi. Čia nebeišleisi. Jo, ir tada tu... Iš lūpų gali išleisti, bet man atrodo, kad iš veidų, nežinau, gal ten kažką gali padaryti, aš ne specialistė, bet... Bet kažkaip netoks. Tai gal
gal greičiau, daugiau šansų, kad privengsiu, bet Arba niekad negaliu žinoti. Natūraliais būdais, tais, kur ten Taip. be visokių, ten mačiau dabar su aparatais visokiais, ten skulptina, žinai, mačiau dar tą, kur su lazeriu, kad degina odą. Tai, dar tokį, dar leisčiau, nes čia nėra į vidų, nes taip atsinaujina kažką, bet, tai toksai, kiek aš noriu kankintis dėl to, man tai nebuvo niekad pirmoji vietoje, man visada toksai savęs ugdymas ir toks vidinio pasaulio gražinimas negu išorės, bet noris ir išorės, aišku, žinai, smagu atsistot prie kitų, žinai, ubagiukų ir tokia, ubagiukų, aš čia mes komediją su komikėm vieną kitą ubagiukėm vadinam, tiesiog bairis mūsų insaidinas, bet smagu yra, kai, pavyzdžiui, ten kokį renginį ateini, tada, kai buvo prieš raustus padažiai, nuvariau ir visi, wow, kaip gražiai tai atrodo. Kaip psichologiškai dar tai veikia smarkiai, čia tai baisiausias dalykas. Man tas patinka, rečiau pasidažyti, bet kai pasidažau visi tokie, wow, tu ir taip gali atrodyti. Jo. Ar kas nors tave erzina grožio industrijai? Kas mane erzina? Mane erzina, bet ne iš savo pusės, aš nelabai suprantu, kaip viskas veikia. Erzina tiesiog, kad tu nesupranti. Jo, nes, aš dabar jau kaip ir pramoku, kad ten reikia, ten, žinai, eina tos visi, aš dar iki šiol nežinau, visų terminų, žinai, dabar stringu pasakyti, kad eina tos visokie susiblendini, ten, kurioj vietoje užtepti. Ten tiek daug tokių produktų ir kartais aš net nesuprantu, kaip kas veikia. Kur kas turi eiti. Kaip aš galiu pasidaryti geriausiai. Okay. Ir man, žinai, kas dar užnisa, man labai skauda širdį, nes to produkto visą laiką daug, pavyzdžiui, šešėlių yra daug. Jo. Ir man gaila išmesti, kažkiek laiko reikia išmesti, po 12 mėnesių. Taip, gali taip sakyti, jo. Ir man gaila išmesti, nes dar daug yra. Žinai, nusipirkau 3 kartus pasidažiau, žiūriu, kad metai jau praėjo. Jo, ten turiu vieną tokią palėtę, kur tikrai atrodo daugiau sumokėjau. Ir blema praėjo jau virš metų ir aš nenoriu išmesti. Daug kainavo, dar pilna beveik toksai. Tai visada kartą pagal. Aš suprantu, kad čia labiau gal makiažo specialistams jūs greit sunaudojat. Dar klausimas, per kiek laiko, tarkim, šešėlių palėtę sunaudojat? Dabar šitą paletę, ką žinau, aš ją nusipirkau prieš kokius 2 gerus mėnesius, aš sakyčiau. Bet ir vis tiek gali matyti, kad tipo baigėsi tik tam tikros spalvos, bazinės. Ten pavyzdžiui, pilka, juoda, aš labai mažai naudoju ir tada tos visos eina tos pagrindinės, nes aš labai mėgstu tą švelnesnį makiažą, sakykim, tai dėl to ne visus, tu nesunaudoji visko. Tai aš labai daug turiu palečių, kurios jo neužsibaigia, bet užsibaigia grinai pagrindinės spalvos ir aš tiesiog perku tada kitą paletę, nes man reikia tų pagrindinių spalvų. Tai faina būna, kai dabar yra jau tokių variantų palečių, kur būna tiesiog tos bazinės spalvos, mažesnės tokias, nes turiu tokias didelės, kur ten belekiek daug visokių ir tada, tipo, to neišnaudoji, žinai, faina, kad ten daug yra, bet tu tiesiog neišnaudoji. Aišku, toks išvaistymas. Priklauso dar labai ten kokį tą make-upą daro, žinai, kas ten per make-uperis, nes kiti, pavyzdžiui, jeigu ten daro drag queensam makiažų, sakykim, ir naudoja ten tas visas spalvas ir taip toliau, žinai, tada I get it, bet aš, pavyzdžiui, tai, neišnaudoju tiek ir su klientam dirbant, ne visą laiką jos ten nori kažkokių, tai, žinai, super duper spalvotų makiažų ir ten super ryškių, kas dabar labai trendina, kaip tik tie visi švelnus ir tipo, make-up, žinai, padarykit man. Kad negalvotų. Kaip bernai visada atsako, grinai dar vakar buvau tūsė ir vienas iš draugelės sako, man taip gražu, panas, kam jūs pridarė, taip kaip čiūto makiažą, kad jūs natūraliai atrodomėm, kaip tu, pavyzdžiui, dabar ir aš galvoju, kad tu žinotum, kiek aš prisitepus dabar, kad taip natūraliai atrodyčiau, bet atsiprašant. Viskas gerai. Ir toks, jums, tu žinai, kiek man reikėjo, kol aš išmokau taip, kiek man reikėjo čia visokių produktų kaitėliot, kol aš atradau, kad man atrodytų natūraliai, bet gražiai. Tai viskas yra melas, vyrai. Everything is a lie. Nežinau, kiek čia vyrų žiūrės. Aš manau, kad jie nesupranta tiesiog. Ir viskas. Ne, tai jo, aš net nesuprantu. Aš negaliu jų kaltinti, kad nesupranta. Aš nesuprantu, kaip viskas veikia.
O šito pravedimo akių, pavyzdžiui, aš ant akių visiškai nemoku pasitažyti. Absoliučiai, man šešėliai yra mistika. Nu tai, sakant, galėsi ateiti pas mane, kad aš tau biškai parodysiu, ką tau reikia daryti. Gerai. Kad žinotum. Nes aš turiu tą Jeffree Staro paletę, kur blizgus yra. Aha. Ir aš atsiverčiu su tamsu ir iš pradžių dar su teptuku darydavau, dabar jau pokai su pirštu tiesiog, nes man nesigauna ten niekas. Kažką prabraukiu biškai, į kamputį biškai blizgučių. Į kurį kamputį dėdi blizgutis? Čia. Ai, čia gerai. Jo, galvau, kad iš šitą, sakas, tai nedaryk daugiau taip. Ne, aš šitiek jau tiek jau žinai šitą, kad galima, ne? Kur galim dėti blizgutis. Tada dar nesinai, su tuo highlighteris, man atrodo, vadinasi, ne, kur kad va šitas, kad čia, tada kad nosies čia ir čia. Ja. True. Nu, tai visai. Nu, bet aš dar nesinai mačiau, kaip draugė dažęs, jinai, tipo, pavyzdžiui, dėjo tą kontūravimą, nu, tipo, akis skruostiklus ir dar čia kažkodėl užbraukė. Nu, tai va, aš tau viršų padariau kaktą. Ai, čia, tipo, kad atrodytų, Tada viskas viršų eina. Nes, žinai, man, nu, tipo, žiauriai keistai atrodo, kai yra tik tai čia. Tada, tipo, tau čia žiauriai ruda, o čia nieko nėra. Ir tada vizualiai visas veidas atrodo toks kažkoks... Žiauriai random, o kai tu atkartoji, nu, taip ar čia ir čia atsimuša, žinai, ir atrodo, kad visas veidas yra įrėmintas dėl to. Tipo, nu, tu matai, tai čia jau, supranti, nu, aš tą tapybą lankau, nu, čia jau kaip tapybos dalykai yra. Žiauriai fainai, iš tikrųjų. Tu turi jau suprasti, nu, kad natūraliai atrodytų viskas, vat, kad čia jau eina atsispindi, čia jau reikia kažką. Va, tai maždaug, tiek, jeigu tapybą lankai, tai gaudaisi su piešim. Nu, bet ne. Nu, tai bet esmė tai ta pati, nu, pavyzdžiui, kad ir su šešėliavimu ant akių. Man irgi kas labai padėjo, vat, su make-upais dėl to, nes aš dėlioškę baigus irgi. Tai, nu, tipo, aš žinau, kaip, pavyzdžiui, šešėlius kartu reikia, kaip sublendint, kaip tas perėjimas, žinai, nu, pavyzdžiui, kai tapyba, aišku, tapyba kartais ten gali labai taip mesiai padaryti. Bet jeigu nori padaryti gražų šeidą, kad perėtų, tai vis tiek tu turi kažkur tą... Taip. Tai dabar aš ir mokausi tą rytinį, nu, pavyzdžiui, kaip skruostas ir kad eina nuo tamsesnio, šviesien, tipo, eina tas tipo šviesiausias ir tada vėl nutamsėja biškai. Taip. Ir dar tipo yra atspindys, nu, žodžiu. Taip. Pasianalizuosi ten biški tapybai. Nežinau, ar tu profesionaliai čia tik dabar pradėjai lankyti, ar aš čia prieš metus pradėjau. Nu tai va, tai pasianalizuosi tokius, žinai, dalykus, šiaip turėtų tada, nu, tipo, gali pabandyti pritaikyti makiažą. Arba gali tiesiog pas tave visą laiką eiti ir... Tai gali. Man negali mokytis. Aš mielai. Aš neturėčiau tiek kantrybės kaip tu, bet kiekvieną detalę, aš net nežinau, pavyzdžiui, tu tepi, aš net nesizduoju, kodėl reikia tepti. Nu, tipo, žinai, kur tiek daug skirtingose vietose. Aš esu kaip bičias, kuris tepasi veido kremą, nu va taip, va, aš įsitrinu ir man gerai. Žvengia aparatas, tai irgi jaučiu, taip, veido kremą, su viso delnu tepasi, bernai kremą. Taip, toma, tipo, bažda yra, tai va taip tiesiog įsitrina ir aš žiūriu, ai, ne, daryk kaip tau reikia, tepkis kaip tau. Aš jau nieko nebepriaiškinsiu. Gerai, tai... Kalbant jau dabar nebe visai apie makiažą, pakalbėkim kitokiom temom kokiam nors. Tai man labai faina, aš čia tai įvažiuosiu į klausimą, man labai faina, kad matau vis daugiau panų komedijai, humoro šituose visuose klubuose. Ir norėjau tavęs paklausti, greičiausiai, kad jau kažkur pasakojai, bet aš tiesiog negirdėjau, nenugirdau, kaip nusprendėjai ir kaip supratai, kad čia yra tavo kelias, komedija. Žinau, kad dirbai ofiso darbą, bet kaip supratai, kad komedija būtent, o ne make-upas? Nes man patiko būti ant scenos. Ir aš esu buvus ant scenos, dainavau, vaidinau, grojau. Ir man nieks nesisekė. Ir aš tiesiog planavau, man sekas tiesiog kalbėti ant scenos. Ir čia aš tiesiog tą ir darau. Aš kalbu nesąmonės. Man patikdavo kalbėti nesąmonės ir gauti dėmesio. Pajuokinti kažką draugus. Toks. Ne, kažkaip tiesiog buvai tame, ne, jauti. Ne, aš nebuvau, kad tipo ta kaip juokdarė ar kažką, bet aš būdavau, kur biškai per aštriai, per žiauriai kažką pasakydavau ir nemokėdavau tiesiog sudėlioti minčių į vieną kitą.
Ir vėliau pradėjau mokytis tos komedijos, tai vis daugiau žiūrėti, man labai kažkaip patiko. Ir tada galvoju, nu, pasibandysiu. Mažum man. Ne, tai ne, nu, man niekada nebūdavo baimės pasibandyti kažko. Jeigu nelempa, man ne problema mesti. Bet viską, daug dalykų metus esu bandžius ir bandžius. Man toksai ne... Most random ką bandai. Breiką. Vieną pamoką nuėjau, ne man ir viskas, ir neėjau. Bet man nėra problemos net pasibandyti ir suprasti. Labiau pridimpa būna, nu, atsakau, su draugais grupį, ten dainavau. Nelabai ten kažką dainavau, bet pabandžiau, patiko, vėliau nebe, nu ir viskas, ir mečiau. Pramoginių šokų. Pusę metų, nebepatiko, nebešokau. Tai toks, nu, dabar tą tapybą užsiimu, kol kas visai dar patinka, bet taip, nemanau, kad tiek užsikabdavau. Kad galėtų mane varyti. Muzikos mokyklą baigiau, nu tai va smuiką, tai ten jau pasibaigiau, bet tiesiog tėvai buvo privertę pasibaigti, jau nors ir norėjau mesti. Dabar, va, jau kurį laiką norėjau bosinę gitarą išmokti, tai va dabar Tomas padovanojo bosinę gitarą, dabar einu pamokas mokus. O, nice, kaip sekasi? Normaliai, visai labiau negu tapyba patinka, tai gal pakeisiu šitą. Jo, nu man nėra daug tiesiog visokių dalykų bandžiau. Nu, dabar tik tiesiog ten zumbą lankiau, dabar va, boksą pradėjau eiti, irgi įdomu pabandyti. Aš irgi tarp kitko noriu, tai neplanuoju greitų metų varyti. Labai nas, aš tada tą boksingą einu, tai tenai yra mergina trenerė žiauri gerai. Žinai, kur tipo, nu, aš jau ten nebeturiu jėgų, bet gerai ir užmotyvuoja ir toks ir leidžia, tipo, pailsėti, ne tai, kad varyk, tipo, ne, tipo, atsikvėp gerai, tipo, kai turėsi jėgų vėl, tokį tavo tempą, tai noriu turėti smūgį, noriu žinot, kad jeigu mane puls, kad duosi atgal, kad bent kažkokio žalos padarysiu atgal duodama, o ne šiaip. Arba bent pirmiausia apsiginsi kažkaip, žinai, o tada jau žalą darysi. Nu, tarkim taip. Tarkim, kad po to žalą darysiu. Ne, bet aš tiesiog noriu to, aišku, ir sutvirtinti viršutinio kūno dalį, nes visą laiką mano silpniausia dalis yra apart smegenų. Ir tiesiog norėjau, kad kažko tvirtesnė. Nu, tai va, taip ir tada ta komedija irgi buvo toks vienas iš tų dalykų, kur man patikdavo stebėti internete ir visokius užsienio komikus. Ir labai daug kažkaip pradėjau žiūrėti ir tada pagalvojau, kad gal pasibandyti. Bet taip natūraliai nebuvo tokio, kad dabar aš būsiu komikė. Toksai. Nu, pasižiūrim. Ir visai prilipo. Jo, tai manau, kad man labai padėjo tas, kad nebijau pasidūchinti ant scenos, kad ir kur beeičiau, tada ir nebijau daug išbandyti. Man visokių tikrai nesąmonę subandžius, tai jo, ir ta komedija kažkaip, nu, ir prilipo, nu, man, tai džiaugiuosi, šiaip tai faina, kad... O ar sutiktum, kad, nežinau, gal ne visi, bet kad tai yra kažkoks biški ir gynybos dalykas komedija, kad tai... Gynybinis mechanizmas, jo, faktas, tu vengi savo problemą, tau per sunku išgyventi dalykus ir tu tiesiog juokauji. Tai ir iki šiol būna ten per kokias laidotuvės sėdi ten prikolinant, dėl to, kad labai skaudus yra jausmas. Ir kartais tavo smegenis per daug yra jautrios. Na, aš šiaip gan labai jautrus žmogus, pagalvojus. Labai dažnai... Kur turbūt kiti iš šono nepasakysiu, kad tu esi jautri. Bet kas žino iš draugų, tas ir iš komikų žino, kas artimiau pažįsta, kad labai jautri priimu dalykus, labai dažnai verkiu. Vaikystėje iš viso žinambykė, labai daug žinomdavau visko ir tada galiausiai ir buvo toksai ta komedija, kad nubiška atsitraukti, kad ne, nes visą laiką per dėl visko pergyvenę, kai pradeda juoktis, tada, nu, duodu savo pailsėti nuo to pergyvenimo. Kas irgi, jeigu tu nuolat tai darai, irgi nėra gerai, bet toksai padeda to savo. Man tas komedija... Pagalba savo? Jo, iš dalies išmokau pažvengti iš savo problemų. Nes, nu, toksai, kur... Nes komedijoje irgi tu, nėra, kad tik tu juokies ir iš tavęs daug juokies. Ir tave gali paminėti ir pažvengti ir visą kitą. Taip. O man va tas, kad nebijau, kaip su jau pasidūchinti. Mano pirmas pasidūchinimas ant scenos buvo faknaus 4 metų, kai darželį buvo madų šou, kalėdinis madų šou. Čia trauma kažkokia.
Ir aš ėjau tuo podiumu ir man motina liepė apsimauti vilnonės kojines. Ir batuk. Nu, tai jo, ir aš buvau su vilnonėm kojinėm ir su bateliais. Ir man batelis nuslydo, nukrito. Ir aš buvau, taip, jau nuėjau, žinai, pirmas madų šou, pirmas toks scena išėjimas ir pamečiau batelį. Ir aš pabėgau, pradėjau žliumbti. Dieve. Ten, nu, žodžiu. Daug net, nu, atsimenu tą, kad aš kažkaip labai tą momentą, kad atrodė laikas sustojo to momentu, nes aš nežinau, ką daryti, žinai. Dabar man buvo, nu, juokinga, nes dabar po kiek metų, dabar turėjau savo šou vieną ir filmavau dar jį ir irgi užkliuvau už kilimo ir ten batas išsimojo batelės. Tai aš tiesiog nusimoviau ir jo, žinai, ir basom. Ta baigiau savo šou ir koks skirtumas. O tada, kai tu neturi to įgūdžio. Not again. Never again, čia man. Tai gal man tas irgi turėjimas, tas įgūdis dabar, kad išsivartyti iš bet kokios situacijos. Per humorą. Tiesiog. Jo, čia geras dalykas. Žmonėms patinka humoras. Žmonėms patinka, aišku, patinka skirtingas humoras. Daugam mano humoras irgi nepatinka. Ypač ten babam, davatkom, tai dieve, tai mano jos. Aš norėjau paklausti, ar labiau, bet nuo tavo jokelių vis tiek greičiausiai žmonės sureikšmina, kartais būna įsižeidžia. Tai labiau moteris ar labiau vyrai? Ne, kad vyresni vyrai, ypač morozai, manęs nemėgsta, tai faktas. Čia yra, žinai, kalbanti boba, tai iš viso yra nieko baisiau. Tai su nuomonė, ne? Jo, čia nieko nėra baisiau jiems. Kurie dar nebijo ar vulgariai kažką pasakyti, kuriai sekasi, kur, žinai, nu, aš vyras, aš juokingas, o čia jinai gauna pinigus, pasieina, žiūrėt, aš geresnis už ją. Ir jiems labai smegenis to neperneša, kad, nu, yra, nu, tai gerai, užsip ant scenos darai kažką, bet jie neturi kiaušų uždėti. Jiems labai pikta ant manęs, kad, nu, jie jaučia neteisybę. Jie jaučiasi juokingesni, bet aš gaunu tą, ką jie galvoja, kad jie turėtų gauti. Bet, nu, čia yra jų asmeninis reikalas. O pagrindė, nu, tai va, yra tie vyrai, kurie nesusidoroja su savo vidiniais kažkokiais dalykais, kad kažkas aš galbūt ir esu tikrai mažiau juokingesnė, bet aš turiu, nu, drąsos uždirbti ir daryti ir kažką investuoti savo laiką. Taip, negu kad varnotis tiesiog per komentarus. Ir tada va tos vyresnės moterytės su gėlių rėmeliais, jos labai manęs nemėgsta, nes... Bet irgi, nu, čia irgi suprantu. Ta merga keikėsi čia, ne, viešai. Jo, bet joms tas yra, kad joms tai neleisdavo to. Joms neleidžiama ir dabar atsirado kažkokia, kuriai leidžiama ir kuriai dar sumoka pinigus, kad ateitų, kuriai visur kviečia. Ir joms, nu, aš įsivaizduoju, kaip joms yra pikta. Joms visą gyvenimą būdo, kad bobos čia niekas, čia bobos engiamas, tipo, vos nedaiktas, žinai, tu esi ir... Liek ir būk. Taip, boba į savo vietą, boba į virtą ir visą kitą. Ir dabar atsiranda kažkokia pienė, žinai, pienburnė, kuri ateina, sako, ką nori, nieks jai nieko už tai ir jinai, nu, ir gyvena savo ramiai. Tai, nu, aš manau, kad natūralus pyktis, nes jos irgi jaučia neteisybę, kad jos taip negalėjo. Tai aš iš tos pusės, aš suprantu, kodėl jie pyksta, nu, aš nepateisinu, aš suprantu, bet aš nepateisinu. Taip. Nes aš irgi žmogus, aš turiu jausmus, aš nesu kalta dėl to, kad pavyzdžiui, tie vyrai neišdrįsau uždirbti ant scenos, aš išdrįsau ir jie jaučia neteisybę. Aš nesu kalta dėl tų moterų, kad joms nieko neleido anksčiau, nes aš dar nebuvau gimus, aš negalėjau nieko pakeisti. Aš dabar tipo kovoju daug dėl moterų teisų, kad jos galėtų daugiau daryti ir jaustųsi laisviau ir kad po manęs merginos dar jaustųsi geriau negu aš, pavyzdžiui, jaučiausi, kad kažką keis dėl to. Tai, nu, taip pat tai būna skaudu, aišku, kažkiek tie visokie komentarai, bet, nu, kadangi išsinalizavau ir suprantu, dėl ko jie tokie yra. Tai... Ar nebuvo kokio nors tai juokelio, kur po to pergalvojai ir gal galėjau tokio nesakyti, kažkokio... Oi, daug. Nes aš įsivaizduoju, jeigu aš išeičiau, man blogai būtų. Man labai blogai būtų, nes aš tiesiog naktim negalėčiau miegoti, nes galvočiau, o Dieve, aš tą pasakiau, ką čia dabar pagalvos, ką čia dabar nesąmonė kažkokia, žinai, nu, tipo... Oi, kiekvieną vakarą šitas būna, ir grįžti tokia, reikėjo. Bet viskas praeina galiausiai, užsimiršta. Aš, nu, vis tiek susitrandu save nuo kažko žiauraus pasakymų. Jo. Bet... O gali kokį nors vieną pasakyti? Ką? Kokį nors juokelį, kurį dabar atsimintum ir kas, bliam, žiauriai gailėjaus. Nežinau, žinot, kad... Dažniausiai, matai,
Man pasiseka iškerpa tos akėdės. Tai nenori pasakyti, Ne. dabar garsiai. Dabar garsiai vadinama. Nes jau vieną kartą pavyko išsisukti, kad nepamatytų jo, neišgirstų. Ne viską išeina visada, ne viską visada žmonės iškerpa, kad ir paprašai. Jo. Bet, tai išeina kažkaip susireguliuoti. Vis tiek, turiu to sveiko dar proto kažkiek, kad neprisikalbėti per daug. Bet jeigu būna ir prisikalbėti, nepagalvoji kartais. Nes tau atrodo vienaip tu turėjai omeny, žmonėms atrodo biškai kitaip. Tai čia labai daug ką padaryti. Ok. Tada papasakok, kaip gimsta tavo juokeliai, iš ko semiesi inspiracijos, kas labiausiai, nežinau, tave inspiruoja. Nieks nežinau, nieks gal labai inspiruoja. Tiesiog kažkur kažką išgirsti, kažkur kažkas atsitinka ir po to bandai kažką iš to išgimdyti. Užsirašai idėjas ir... Nes man 24/7, 24 valandas sukasi, galvoju visokios idėjos, mintis ir kartais jos apsiklijuoja skirtingos idėjos į vieną. Kažkada tiesiog, dažniausiai vakarais būna, kadangi nieko nebepačiatinsi, nes visi miega. Nuo 2 nakties man geriausias yra laikas rašyti. Kurt? Jo, nes nieks netrukdo. Bet dabar, kai su draugu gyvenam, tai biškai sudėtinga yra, žinai. Aš jau patamsiai bandau ten būna rašyti kažką, arba jau, jeigu labai jau netingiu. Nes anksčiau, kol vieną gyvendau, įsijungi švieselę ten savo stalinę ir lovai pasiėmė sąsiuvinį ir užsirašinėja, dabar jau taip kažkaip nepadarysi. Sudėtinga yra, bet gimstat labai sudėtinga yra pasakyti, kaip būna kartais. Gal kokią situaciją atsimeni, pavyzdžiui? Pavyzdžiui, dabar paskutinis buvo, kad žodžiu, yra 2 tokios vokiečių artistės, Keder, man atrodo, o ne Keder, seserys tokios dvynės, ir jos tenai labai gerą karjerą turėjo, jos buvo ten labai gražios moteris, jos visai performindavo, tokia ir juokindavo ir visai, ir jos dabar, joms 8-9 suėjo, ir jos pasidarė assisted suicide. Tipo, jos perėjo visus psichologinis tos testus, visą kitą, ir tiesiog jos norėjo mirti kartu. Sako, mes jau nugyvenam. Jo, yra galima tiesiog. Tu gali, jeigu, tipo, ir, sunkiai, ir gal skausmuose gyveni ir visą kitą, ir tu gali pereiti visus šitus dalykus, ir gali tiesiog legaliai nusižudyti. Ir man labai buvo keista toksai, kad, žmonės nugyveno tą gyvenimą, sako, amžius, ir toks, ir nusprendė, ir dviese nusprendė, tarsi, išeiti. Ir aš tada pradėjau galvoti, kokiais atvejais aš sau leisčiau išeiti. Ir pradėjau rašyti bairės. Ir dabar aš turiu gal kokių 4 minučių bairę apie tai, kokiais atvejais aš sau leisčiau nusižudyti. Ir taip, aš žinau, juodai skamba, bet, bet iš to... Išvengia paskui. Jo. Tai va tiesiog kartais būna, tu pradedi kažkam kažkas atsitinka, ar tau kyla kažkokios mintis, arba, tipo, kaip niekada tau nepadarytum. Ir tu galvoji visi tokias skirtingos pusės, ir tu... Nėra taip, kad tada gyvenime dabar iš visko bandai suprasti, bairį, kad bandai šiandien podcastą, ką nors paimsi, galvosi, ten ką nors sugalvosi. Gal vėliau, dabar, kol tu esi tame, tai dažnai net negalvoji. Paskui ateisi pasiklausyti. Tame dar negalvoji, bet kartais būna su draugais sėdi ir taip gerai leidi laiką, ir tu nenori tiesiog stabdyti, oi palauk, dabar užsirašysiu bairą. Toksai biški gadina, tas visovi fiksavimas bairo biški sugadina momentus man. Ir aš visą laiką tokia būnu, ar aš noriu gadinti tą momentą, ar noriu sau leisti pasidžiaugti, ar man programą įtraukinėti. Bet kartais, sėdėti kokiam bariukė, išeina parūkis, draugai žengia, ir tada kažkas tokia šauna, ir ten prasideda toks rifas, ir tada pasiėmė tą telefą, jeigu nepamiršti, užsirašai. Svarbiausia yra užsirašyti idėjas, nes jeigu neužsirašai viskas, gali atsisveikinti, ypač naktį, čia komikų yra prakeiksmas, kad naktį geriausios idėjos ateina. Ir jeigu tu patinki užsirašyti, ir ten be šansų viskas yra pamiršta, atsisveikink.
Okay, tai Jeigu turi neužsirašysi. ant šviežio. Jo, visada yra šalia sąsiuvinys lovas, visada yra telefonas, kad pasimtum užsirašyti. Nes kitaip, o būtent vakarais tu pergalvoji, žinai, atsigulį, jeigu nebe telefoną akis, tai tada viskas galvoj sukas ir būna susidėlioja gerų dalykų. Tiesiai pasižiūrėsim. O pavyzdžiui, kaip susivaldai, pavyzdžiui, kai visiškai tą dieną tu nesi juokinga, tau visiškai nenori nei bajerius kalbėti, nei kalbėti nieko, bet turi šou ir turi kalbėti ir kaip, nežinau, pereini į charakterą, kaip susitvarkai su tuo. Tai dažnai būna bet kuriam darbė, kad nenori to, o šiandien nenori dirbti, bet tau reikia dirbti. Na ir tu sukaupi, nes tu supranti, kad yra atsakomybės, esi suaugęs žmogus, nesi vaikas, kur dabar nenori. Ne, tu sukaupi save susiemi, eini ir atidirbi. Galiausiai, kad mes vis tiek esam performeriai, mes išmokę biškai ir suvaidinti. Hausime. Ai. Gerai. Sorry, pertraukiau. Mes kaip performeriai išmokę esam ir suvaidinti, kad tau smagu. Bet dažniausiai vis tiek man, kaip būna mano šou, aš vis tiek excited esu, aš visada esu laukiu. Aišku, būna, jeigu tūro galas jau būna pervargęs, būna, atrodo, kad jau nieko nebenori. Bet tu užlipi ant scenos, ir tu labai greitai pasigauni žmonių emociją ir pasikrauni ir tada... Persijungia. Jo, man tas užlipimas, žinai kaip tipo būna tingiai į dušą, nes šalta, bet vien kai veina, jisai bės. Nežinau, kaip būna. Man galvos plojimas yra labiausiai užpastas dalykas. Bet kai jau nueinu ir pandu ir kai jau šiltas vanduo bėga, tai kaip faina. Tai man toksai irgi, Lana kartais nenori, nerimas visą kitą, bet kai jau įveini, kai pradeda kalbėti, susijungis tą publiką ir visada galiausiai labai laimingai išeina nuo scenos. Nebent jau ten labai blogai būna, tai čia... Bet tai vis tiek, tai ar nebūna, kad visą laiką emociškai gerai jautiesi, ar visą laiką, vis kiekvieną dieną eini ten. Ne. Tai tu žinai, čia apie tas dienas kalbu. Bet matai, tai aš dažniausiai reikia kur atsifilmuoti, atperforminti ir pabūnu, aš net performinu, bet jeigu taip, tai aš dažnai tiesiog, nesijaučiu, aš niekur neįsiu, iš namų niekur neįsiu. Jeigu ten su kažkuo sakiau susitikti, tiesiog neįsiu susitikti. Leisiu savo pabūti. Bet aš šiaip, man gan toks grafikas yra, kad daug filmavimo, daug kažkokių išėjimų, rašymosi, ten tų ir open mic'ų. Ir tą laisvą laiką savo jau atiduodu. Nebebijau to, kad tipo, man nebepatinka, atsistoju išeinu, nebemūdas. Aš jau vakar ir gimtadienį ten buvom vienu iš komikų. Žiauriai smagiai pasibuvom, bet matai, aš nevartoju alkos su draugu, mes nevartojam, tai kažkur apie 12 pajutėm, kad jau visi išgėrė taip ir mums jau sunku susikalbėti. Ir aš jaučiu jau nuovargį ir atsistojau ir išvarom. Bet dauguma jau iš draugų yra visiškai pripratę prie to, kad mes negeriam, mes išvarysim anksčiau, tai net nebebūna jau to, kad ne, tai pasidėkit, nes iš pradžių dar būdavo, ne, tai pasidėkit, tas savęs užsida. O čia negerat dėl kažko, čia senai jau? Aš tai dar kiek, jau 2,5 metų kažkas to. Okay. Kartais aš buvau, kad kelionį ten išgeriau kokteiliuką, vieną kitą, bet pagrindę tai ne. Čia, nes aš antidepresantus geriu, čia nėra geras miksas. Okay. Tiesiog net neveiks. O Tomas kažkaip prisidėjo, mes pradėjom draugauti, jis toksai, irgi pabandysiu mėnesį, po to 2, 3, sako, kaip geras jausmas, kad penktadienį grįžti ir tu tipo visą šeštadienį, sekmadienį turi, tau nėra pachmielo, nieko, tu gali gyventi. Tiesiog susigadini. Jo, o tu su laiku įpranti būti ir be alkoholio per tuos tūsus ir net nėra tos problemos. Žymiai mažiau gėdos prisidarau, kas yra žiauriai faina. Nes aš jos ir taip pakankamai prisidarau, o jeigu dar prisigeriu, tai iš viso tragedija, tai dabar jau mažiau gėdytas. Supratau. O kaip šiuo metu jautiesi, nes kaip ir minėjai, geri antidepresantus, tai aš turėjau irgi šiek tiek šito kelio, tai labai įdomu, kaip jautiesi, kaip sekėsi, nežinau, vis dar sekas, kaip suprantu, vis dar kelyje esi to viso
dalyko. Nu, matai, aš jau 4 metus geriu antidepresantus, kas nėra gerai. Tai Okay. nėra labai gerai čia, kas man vyksta. Bet, aš galvoju, kodėl man čia taip neina susigydyti, nes aš bandžiau jau nueiti nuo antidepresantų su ten priežiūra psichiatrės, mažinom pabiškį ten kas kelis mėnesius ir galiausiai mečiau, bet buvo labai blogai, tai teko grįžti. O tai tau tas labai blogai čia panikos atakos, kas... Vėl viskas debkė, nori mirti, visiškai vėl į dugną ir visiškai tragiškai jautiesi. Tai dabar teko grįžti, bet dabar yra dalykas kitas. Dabar turiuosi, man suskydukė, biškai, tai nėra gerai. Tai gali būti, kad man gali ir debkė, aš ten atsigydžius, bet man gal suskydukė tiesiog čia šitą gadina. Jo. Mūd. Bet palyginus šiaip tai žymiai geriau yra negu pradžioj gydymo. Faktas, nes ir terapija irgi, tos 4 metus jau gal. Kažkas tokio, mažiau gal. O kas labiausiai, nežinau, padėjo, kaip gal kažkoks tai iš tų visų dalykų, kas tau atrodė, kad, čia jaučiu, kad bus geriau, apart, kad vaistai, sakykime. Tai alko atsisakymas labai padeda. Labai. Bet, dabar yra tas, čia tas ant to, labai turiu nerimo atakas didelis. Vat vakar irgi pabuvom su draugais, grįžti namo, man žiauri nerimo ataka prasidėjo, karstis muša. Atrodo, širdis per mašinėje, to iššoks, atrodo, mirsi. Tai toks, tarp žmonių pabuvus, dabar, dėl to aš gal irgi rečiau kažkur išeinu su kažkuo, nes labai dažnai išeinu jeigu kažkur, tai... Čia tas trigeris, kad tarp žmonių pabuvus? Jo. Okay. Žmonių triukšmas, trigeris, tas nesaugumas, išgeria dar žmonės, jeigu aplinkui, tai man savaitgaliais dažniausiai namuose praleidžiu, tai jeigu kas nors ten iš draugų pasiūlo susitikti, tai darbo dieną daugiau stengiuosi eiti. Man labai dar tas prisidėjo gal nerimo, tu žvilgsnius, matai, atpažinimo ir man labai yra keista, kad tu eini ir žiūri. Ir žiūrint, žmonės tave tiesiog atpažįsta, ne? Jo, ir tu matai, kaip žiūri, tu praeini ir ten vėliau ir draugai, aš tada stengiuosi nežiūrėti. Bet tada draugai sako, bliava, čia kaip keista, ten, ne tai, kad keista, bet tas, kad eina, aš nežiūriu, jie žiūri ir man, ir tu visada tokia jauties stebima ir tu bijai kažką ne taip padaryti, nes matys, toks kažkas. Tai tau, užsimerė, trupučiukas sunku su žinomumu tuo. Jo, šitas pradėjo. Nes dabar pradėjo, bet paskutiniais metais gal didesnis tas atpažinimas ir tas... labai keista, žinai, man neįprasta yra, aš tiesiog gyvenau, žinai, kai gyvenau ofisinį darbą, niekas tas nežinau, visi, ir dabar tu bet kur eina ir kažkiek, nėra, kad visi ten, žinai, čia nėra, nesu ten adystra ar kažką, bet jau tas atpažinimas, ten priėjimas, toks, niekada nežinau, koks jis bus, nes kai išgeria žmonės, jie būna daug drąsesni ir būna ir pikčiau kažką gali pasakyti ir visą laiką ta baimė dėl savęs. Toks, aš dar, žinai, kur tu nori pasėti, pabūti su draugais, pakalbėti ir tau reikia vis tiek, tu jaučiasi, lyg tau reiktų performinti, nes vis tiek stebi. Laukia iš tavęs ir tikisi, kad šausi dabar kokią, ne, bairę. Arba šausi bairę, arba tiesiog, tie momentai, kai išgeria žmonės, būna kažkaip labai nesaugiai jaučiuosi. Tai sunku dar su šitą susigyventi. Aš tikiu, kad anksčiau ir vėliau susigyvensiu, bet, žinai, irgi nefaina, ateina kokį barą ir ten iš kito galo, vietą žyba, ir toks, smogu, bet man nereikia, aš suprantu čia, nežinau kaip aš būnu, bet, žinai, kartu, aš nenoriu, tau nereikia. Aš tipo, dabar tiesiog tu sėdėtum, tiesiog irgi bare ir kažkas reikia iš kitos pusės ir tada visi atsisuka, žinai, tu nori pasisėti. Aš nežiūrėkit, aš tik noriu su draugais pabūti, aš noriu tik tais biškai. Gyvenimą normaliai, kaip ir bet kuris žmogus, kuris bare paprastas sėdint, žinomas, žinai. Tai toksai... Biškai irgi knysa per galvą tokie dalykai. O, nežinau, ką pasakytum žmonėm, kurie eina dabar irgi tokį kelią ir
Neikit, meskit viską, neikit. Ne, aš kalbu apie psichologinį Ai. momentą. Taip, žinai, eikit ir tvarkykit. Meskit viską, nesitvarkykit, sunkus kelias, bet tai, jeigu tu jo neįsi, tai, niekur problemos neįims ir nedings, ne taip vyksta. Taip. Tai arba tu eini tą kelią, pradedi, arba jisai tik sunkės ir tada vis tiek tau jį reikės eiti. Tai. Tai toksai. Aš galiu, žinai, ten toliau gerti, tūsinti ir vengti savo problemų, bet, aš pasirinkau tą, kad prisižiūrėti, biškį ir tą savivertę pasikelti ir pasitikėjimą. Daug dirbu su savimi, kas, terapija, kadangi vaikštų, tai... Taip. Tas ir ribų brėžimas, labai džiaugiuosi išmokau ribas. Mes apie tą patį turbūt terapiją tada. Nes pas mane visiškai tas pats, tipo, išmokti, pas mane tikslas yra išmokti brėžti ribas. Jo. Ir su to kartu su savimylę susitvarkyti. Nes tiesiog žemiau plintuso ten viskas atrodo, kad yra. Jo, tai vat išmokau už save bent jau pabiškį pastovėti. Kažkiek tas ribas, tipo, žinai, kur... nebeleidžiu savo dirbti ant galvos, žinai. Taip. Nebebijau žmonių, kad ir koks jų statusas bebūtų, žinai. O kaip žmonės tai reaguoja? Tai pyksta, aišku, pyksta. Tai žinai, kur anksčiau sakydavo, taip, anksčiau būdavo patogi ir dabar tu esi nebepatogi. Tai mano ir draugams nėra smagu, kartais pajaučiu, kaip jiem, žinai, kur visą laiką būdavo varom kažkur ir tipo vytata, kur visada sutinka ir dabar tokia, ne. Ir aš dar iš pradžių, mano pirmas žingsnis būdavo pasakydavau ne, bet tada over-explaindavau save, tipo, čia dėl to, o dabar nenoriu. Tiesiog. Ir man, nes nenoriu, turėtų būti pakankama priežastis ir tiek. Žmonėm. Tai va, su tuo irgi dar ilgas kelias mokausi, bet išmoks. Su laiku vis stipriau ir stipriau savim. Aš neprivalau nieko daryti. Aš niekam nieko nesu skolinga. Taip. Aš galiu bet kada pasakyti, aš nebenoriu ir išeiti. Net artimiausiam žmonėm. Jo. Aš nesu įsipareigojus niekam nieko daryti. Šiuo metu aš neturiu jokių sutarčių su niekuo, kad aš turėčiau kažką daryti. Tai... Išlaisvina tokia? Jo. Ypač, kai žmonės jaučiasi, tu jiem priklausytum ir tu negali išeiti. Aš galiu išeiti, sorry. Aš turiu žiūrėtis vis tiek savęs. Aš žinau, kas būna, kai aš pervargstu. Ir ypač irgi artimi žmonės žino, kas būna, kai aš pervargstu, kai man prasideda panikos atakas, kurios naina iki psichozės. Man irgi buvo anais metais turo vidury, kai dar prasidėjo irgi Gero vakaro šou. Ir irgi važiuoju kažkurią dieną iš filmavimo. Ir jau, man jau nerimo ataka prasidėjo jau filmavimo metu, tai man davė sulčių, aš prigėriau kolą sulčių, kad cukraus, kad man nutempė. Ir jau atgal važiuojam 2 nakties. Ir aš susiemusi už galvos, ir atrodo, kad man čia žaizda atsveria, man čia kraujas, tiesiog tokia per visą galvą. Ir man, tiesiog toks jausmas. Ir aš galiu ten, tipo, to takso gale iš Kauno Vilnių nuveža. Ir aš galvoju, viskas, va dabar ir mirštu. Ir man tiesiog bėga ašaros ir aš čia laikau, kad, tipo, sustabdyti tą kraujavimą. O ten man nieko nėra. Bet tiesiog ant tiek panika jau prasidėjus iki to, kad viskas miršta. Tada atsimenu, parvažiavau namo, skabinus tuoliką vėmiu ir kūkčiaju. Ir ten aš nebegaliu. Čia iš to streso. Jo. Čia nuorikis, stresas, viskas susidėjo. Ir ten... Tai dabar ir Tomas irgi labai pasaugo mane, toksai, kai aš man kažką gaunu pasiūlymus kažką daryti, sako, ar patemsi. Galvoju, kad... Jo, ar patemsi atsimenka anuos metus, žinai. Sako, jeigu galvoji, kad patemsi, viskas, sakai, aš palaikysiu. Jo. Tai dabar būna, kad kartais apsiemu, bet tada pasidėlioju ir suprantu, kad ne, aš nepatemsiu. Jo. Ar sorry, not sorry, bet mano sveikata svarbiau už bet ką. 100%. Reiškia, žmonėms pykti yra. Ne visi, ne visi supranta, žmonės, jie nežino iki galo, ką tu išgyveni, tu gali papasakoti, bet nesuprasta to išgyvenimo. Taip. Bet man sakau, džiaugiuosi, kad praėjau jau tą terapijos etapą, kur man po. Aš žiūrėsiu, kaip, kad
Kas Kad savęs tiesiog. Jo. Jau kaip yra, taip yra. Okay. Kas nori supranta palaiko, kas nenori suprasti, tai man tų žmonių nereikšia. Pats man panikos atakas, aš dabar neturėjau jau ilgą laiką, bet pas mane buvo taip, kad aš tiesiog man sutraukė visą kūno raumenis. Kur, žinai, antiek sutraukė, kur, tipo, žinai, kaip virštai viskas su net veidu, negaliu net kalbėti, ta prasme, ir buvo va tokia taka, kad tiesiog kokį 3 minučių, tai aišku, kadangi čia buvo vienas iš pirmųjų tokių stiprių, žinai, nes jau galvoju, tai ten, žinai, kojas aptirpsa, ten truputį širdis kažkas, tai toks, lengvas, sakykime. Ir tada aš atsimenu, žiūri, tėvai išsigando ir vežė mane tiesiog, kodas dar buvo tuo metu, kur negali pervažiuoti ten tų, žinai, o mes buvom sodyboje ir reikėjo nuvažiuoti iki Utenos, kur tipo priimamasis, nes aš nesupratau tuo metu, kas man vyksta. Tėvai irgi nesuprato, kas man vyksta, galvoja, kad insultas, žinai. Tai jo. Ir vežė mane, atsimenu, į priimamąjį tada, bet jau realiai, kol nuvažiavom, nes ten kokį gerų 15-20 minučių važiuoti, jeigu taip greitai važiuojant, žemyn, tai man jau buvo ta fazė, kur tiesiog drebulys, žinai, kur tipo, jau kaip ir praėjo, žinai. Bet buvo insane. Aš atsimenu, paskui 2 dienas visus kūno raumenis skūdėjo. Tiesiog nuo to, kiek buvo viskas įsūtempė mane pusę valandos, žinai. Bet tie žmonės, kurie paturėjo tokį dalyką, supranta kaip. Žiauru. Tai tai dėl to tiesiog labai įdomu buvo, žinai, tavo experience išgirsti ir kaip man pradeda nesveikai širdis tiek permušti ir ant tasai dar kažkas. Man naina kaip psichozės, kad sakau, man pradeda šviestis, tai ko nėra. Atrodo, kad man kažkas kaip būtų šovęs į smegenis ir man čia skylė ir man čia... Bet ar tai yra surištas su kokia nors trauma, kuri buvo kažkas panašaus, ar kažkoks tai... Žemyn, aš žinau, kažkoks tai... eventas, žinai, kad tu jautėjai tą baimę ir kad tau kažkas kažkur kažką norėjo užgauti tave ir kad paskui tau tas, tipo... ateina. Matai, žinai, žmogaus pasąmonės kažkokia. Psichologija apskritai labai toks kompleksinis dalykas, pagalvojus, kiek viskas susiję ir hormonų kiekį, ir tavo patirtis, ir, nes žinai, tas serotonino neišskirimas realiai yra depresija. Tiesiog tau trūksta serotonino, tavo smegenis nemoka reguliuoti jo. Bet to pačiu, žinai, tau sureguliuoja vaistai, bet nesureguliuoja su visam, nes tu turi gydyti patirtis. Taip. Tai iš tos pusės, kad kurie žmonės, žinai, neina, arba taip pasakai, man užteks vaistų ir, žodžiu, neina terapija, bet reikia terapijos. Pirmiausia, suprasti, žinai, tuos dirgiklius, iš kur kyla ir kodėl ir kas ten, žinai. Nes aš realiai, iki kol nepradėjau vaikščioti, nesuprasdavau, tipo, ką žinau, žinai, iš kur, kodėl čia, kas čia vyksta dabar, tipo. Ir tada, kai viskas, man labai patinka, kai viskas vis tiek sueina į vaikystę, viskas iš vaikystės. Ir viskas dažniausiai, ką tėvai padarė ar nepadarė. Kas labai gaila ir labai liūdna, nes, na, aišku, gal bent jau mano atveju, tai tikrai nesąmoningai tai buvo padaryta, žinai. Taip. Čia va tas ir liūdniausia yra, kad tu negali kaltinti, nes, jie irgi nenorėjo blogo, bet, žala padaryta. Žmonės nukentėjo. Grinai, o Dieve. Jo. Ir tu nori kažką kaltinti, bet kai nėra ką, tada dar pikčiau, nes tada nueini kaltinimą savęs, kas irgi nėra, čia, tai viskas susimaišė yra. Ir toks tada kažkoks atrodo momentais, bent jau man būna, kad nori atsiriboti, nes tu čia galvoji, kaip čia, kodėl čia, žinai. Jo, kažkoks pyktis vidinis atsiranda, žinai, kur, paskui, aišku, tu suvoki, kad, čia ne iš piktos valios, bet tuo pačiu, kad, skaudu. Galvoju, kodėl čia turėjo. Aš jau atsimenu, kad aš pradėjau galvoti, kad man reikia išrašyti savo faktūros už terapiją motinai, tegu išrašinėja. Kada mokėtų? Sorry, bet čia teismo sprendimo turėtų. Ne, aš labai myliu savo mamą, jinai šiaip nuostabus žmogus, jinai labai palaikanti yra, žiauriai džiaugiasi dabar, kai man sekasi ir to labai džiaugiasi, kai man
sekasi. Mhm. Iš kitų rinai, mes visi turim savo dalykų, aš manau, kad mes esame labai panašios, dėl to mes labai ir būna pykdavomės labiau, gal sakyčiau. Mhm. Nes man nepatinka jos kai kokios savybės, kurias tiesiog matau savyje irgi. Dar vienas labai toks įdomus dalykas, apie kurį tu labai paskutiniu metu čia kalbėjai socials ir kas atkreipė mano dėmesį, tai kalbėjai apie priekabiavimą, seksualinę prievartą. Čia va šitą temą dar norėjau paliesti, nes irgi, žinai, negaliu pasakyti, kad neturėjau ir nebuvo. Tai Kas baisiausia, aš aišku, kad pas mane tas gėda ir nepasakojimas ir niekam nesakymas yra ir aš nežinau, ar man kada nors, žinai, pavyks atsiverti ir pasakyti kažkam artimam, bet kartais galvoju, kad gal ir nelabai yra tikslas, žinai, nu, tipo, koks skirtumas, nes jau buvo. Tai vat... iš tos pusės, kad atsivėrus, biškai, žinai, sako, kad skausmas išgyventas pasidalinus lengviau yra, negu su tuo visą laiką gyventi vienam. O aš vis tiek, yra tas atvejis, tai vis tiek kažkaip kaltini save ir savo durną galvą, gal, tipo, jo, bet čia dėl to, kad išorė kaltina, tai žmonės, visuomenė, tai aš dabar kažkaip pasinėrus gan į šitą veiklą. Tai va, man labai buvo įdomu, kodėl ir kas buvo tas skirtinis taškas, nes aš kaip suprantu, tu iš savo patirties vis tiek, tipo šaltinis pirminis, tai tavo patirtis. Ir kaip sugalvoji, kad, reikia šnekėti, reikia kalbėti, koks buvo tas skirtinis taškas. Kažkaip aš jausdavausi, nežinau, neteisybę, kad tai vyksta visų pirma, bet tas, kad aš turiu žinomumą ir aš galiu panaudoti. Tai man toksai buvo, kad gražinti visuomenį. Aš gyvenu iš visuomenės, jie ateina į mano šou, tai aš turiu kažką ir gražinti jiems. Tai yra vis tiek mainai kažkokie ir man šita tema yra tokia, man visada būdavo skauda. Ir labai daug moterų tai išgyvena ir sakau, kažkaip gal... Visą laiką sako, kad yra, žinai, jeigu tave išprievartavo ar kažkas tik, ar tu pasakai viešai, ant tavęs lieka žymė, visą laiką sakydavo, kaip pažymėta, kaip paženklinta. Ir taip, ir suprantu, dėl ko daug moterų apie tai tyli. Ir aš toje galvoju, ir žymėkit ir ženklinkit, aš nebijau šito. Prisimsiu šitą. Jo, aš prisimsiu tą žymę gerai paženklinta, bet tai... Atrodo, jeigu aš tą prisimsiu, tada, nesijaus vienas, nes tai yra šlykštus labai ir žiaurus išgyvenimas, kuris labai palieka randą visam daikusiam tavo gyvenimui. Ir kažkaip pasipasakojau, neatsimenu kur, kada, kažkurioje tinklalaidėje pasipasakojau vieną kartą, antrą kartą. Ir tada visas su ta ribologija pradėdom daugiau vis kažkaip bendrauti, su jaunimo linija. Žodžiu, taip viskas, tas bendradarbiavimas su tom socialiniam tokiam akcijom. Ir tas labai, kai prasidėjo tas nudraginimo dalykas vasarą, tie visi festivaliai ir ta žmonių abejingumas, organizatorių abejingumas šitom problemams. Ir man tiesiog kėlė belenkokią pyktį. Ir tai, kad visi ir kalba, kad tai... Pačios kaltos, žinai, o tai nežinot, kokie vyrai. O tada, jeigu tu pradedi kalbėti garsiai, o tai tik ne visi vyrai. Ir man tas visą laiką toks būdavo disonansas. Ne visi vyrai, bet kaip tu nežinai. Tai jo, nieks netaiko, bet tada, jeigu kažkas atsitinka, tai ko tu nesaugai, taigi nežinai visi, tik vyrai. Ir toks visą laiką būdavo, kad nesvarbu, kas tau atsitiks, tu diksi kaltą. Nesvarbu, kiek tai visiškai gali būti netau, kad kur tu gali, net būdamas dviese su žmogum, tu turi teisę pasakyti ne ir jūs turit gerbti tai. Bet toks, kad moters kūnas yra vos net daiktas vyro seksualiniai draugai patenkinti ir tas požiūris. Ir aš visada labai tą neteisybę jaučiau iš to, kad mane, kad vos ne kaip antrarūšė gimiau, kad aš daiktas esu kažkam. Ir toks noras buvo apie tai viešai kalbėti ir mane girdi. Aš galiu tą viešumą panaudoti tam. Ir tada pradėjau po viską kalbėti ir tada atsirado vis moterį, kurios pradėjo irgi
jautėsi drąsiau, kad, nu, aš pasidalinau. Pasidalinau. Jo, ir jos tada pradėjo dalintis, ir tada aš pradėjau dalintis, ko jos dalinosi, tada kitos dar labiau uždrįso irgi, ir labai daug buvo, kurios pirmą kartą. Ir buvo labai daug moterų, kurios pirmą kartą apie tai prabilo apskritai kažkam. Ir va toks, žinai, nu, kaip yra tos terapinės visokios grupės, ir kur tu atsipasakoji vieni kitiem, nu, va, ką išgyvenai, ir tada tu nesijauti vienas su savo išgyvenimu, nes niekas aplinkui galbūt neturėjo draugų, kurie nesupranta, neturi kam papasakoti, dabar yra kam ir yra kas išklauso. Ir labai stiprios tos moteris ir labai tiesiog džiaugiuosi, kad jos išdrįso. Ir tos, kurios neišdrįso, irgi čia labai sunkus dalykas yra. Tiesiog per save ir garsiai vardinti. Čia, bet labai toks, man jaučiuosi, nu, tokį. Bet šiaip nebuvo baisu. Kad garsiai kalbėti? Jo, dalintis tiesiog. Ai, nebežinau jau man, kas man baisu, kas nebaisu, man jau biški. Aš niekad nebuvau, kas nėra gerai, bet niekad nebuvau savo number one savo gyvenime. Okay. Man biški per daug ant savęs poch yra. Okay. Nu, kas yra negerai, tą ir mokausi dabar ir terapijoje, ir tą save pirmoje vietoje statyti ir pasakyti ne ir brėžti ribas, bet šituo atveju man atrodo toks, nu, aš noriu kažką pakeisti tuo. Žinai, kur visą laiką būna, man tie posakiai, kad jeigu nori kažką pakeisti, pradėk nuo savęs. Žinai, tai būk pirmas, kuris pradeda kažką daryti. Arba būdavo, žinai, kur mokyklų ten kokie grupiniai projektai, tipo, arba ten kažką paprašo padaryti ir nieks nedaro, nu tai aš padarysiu. Jo. Ir aš visada būdavau tas žmogus, kuris apsiema. Ir šitų dalykų irgi, tipo, nieks nekalba, ir tipo, man toks piktis buvo. Kas, nu, tipo, ne, jeigu ne aš. Tai gerai yra toks, nu, tą pyktį nukreipti tokia geresnė linkme. O kur dabar visas tavo judėjimas yra šiuo momentu, kaip viskas vyksta? Kokioj stadijoje, nežinau. Dabar mes irgi yra padarę Vilniaus naktinis biuras, jie dabar gavo tokį kaip projektą daro, kad visuose baruose būtų ne taip, kad tie plakatai, kur sudėti, kas irgi jau yra gerai. Mačius, bet eitų nuolatos tie video informaciniai ir aš įgarsinu ir mes tiesiog kalbam, kaip pasirūpinti, jeigu tavo apsvaigintas draugas yra, kokie žingsniai yra, ką daryti, jeigu supranti, kad tave apsvaigino ir, žodžiu, iš visų kampų, jeigu matai net ir nepažįstama kažką, ir kaip nuo ko pradėti ir koks veiksmų planas, kaip viską padaryti, kad geriausiai būtų. Tai va, tą, kaip suprantu, dalinsis ir savo socialiniuose tinkluose barai ir klubai ir tuo pačiu ir tuose pasilinksminuose vietose. Kad manau, kad čia va, tas yra labai geras, kad kuo labiau informatyvesnė būtų visuomenė, ką daryti tokiais atvejais, kad irgi vieni kitus stebėtų, kad nebijotų prieiti, kad nenumotų kažkaip ranką. Ir toliau ribologija ypač dirba va, su tais, kas liečia, Seime yra dabar darbo grupė, kas liečia priekabiavimo ir seksualinio prievartos įstatymų pataisas. Tai žinau, kad ribologija dabar dirba su tuo ir su Agne Bilotaitė irgi labai prisideda prie to, kad būtų pataisos vykdomos, žodžiu, nes dabar kaip dabar yra neveikianti sistema. Tai nėra, aukos yra vis dar nuteisiamos, nu, tarsi ne tai, kad nusinimų, bet nulinčiuojamos. Taip. Ir nesulaukia pakankamai greitos pagalbos ir labai po to sunku viską įrodyti. Tai su tuo įrodinėjimu, kad jis nebebūtų toks sudėtingas procesas. Ir dabar bus, čia po savaitės, bus konferencija irgi Seime, mes kalbėsim apie šitą dalyką. Nu tai žodžiu, tai aš esu labiau toks viešas balsas, kad kalbėtų. Kad kalbėti, įgarsinti, kad visą tai judėtų, kad paskatinti, kad tai nenueitų užmarštin. Nes, žinai, aš nesu kompetitinga įstatymų keitimui. Aš net tuos dirbu, bet aš galiu prisidėti tuo viešu raginimu, viešu spaudimu, kad tai nebūtinai tai užmiršti. Tai kaip paragintum, jeigu, pavyzdžiui, kas nors iš klausytojų mūsų turi kažką tokio, ką paragintum daryti. Arba jeigu nesenai nutiko, pavyzdžiui, ir dabar
galvoja žmogus, ką čia daryti. Ieško atsakymų, gal ir galvoja, ar čia sakyti, ar čia nesakyti, ar čia eiti kažkur, ar kreiptis, ar kalbėti, ar kalbėti. Kreiptis, tikrai kreiptis, nes faktas, kad, kad bent kažkiek būtų klybinama, nes žinai, kad taip, jeigu tas žmogus visiškai nejaus jokių pasiekmių, net nebus kreipimosi jokio, tai tu turi, žinau, kad čia yra sunku, kad tu nori save pasakoti, bet pagalvoti ir toliau, kad kitos merginos irgi gali būti taip pat nukentėti. Tai vien iš tos pusės, kad saugokim viena kitas. Jo, reikėjo tikrai teisėsaugai, faktas, policija pirmiausia. Pirmiausia, tai veikia. Čia labai, bet ir aš nekasinu tų, kurios ir nesikreipia, nes čia labai sunku per save, čia yra lipimas. Labai sunkus procesas, kai po to, kad tu išgyvenai ir dar eiti toliau tuos įrodinėjimą. Tai va dėl to labai norisi, kad įrodyti, kad tau tai padarė, labai knisa per smegenis. Tai aš džiaugiuosi, kad tai yra Seimo grupė, kuri dirba ties tuo, kad tas įrodinėjimo procesas būtų žymiai trumpesnis ir netoks komplikuotas. Ok. Nice. Labai gerai. Labai smagu. Labai smagiai nesmagu. Jo, tipo. Kad kažkur juda. Ir aš tiesiog, žinai, ir aš tipo stebiu, susirašau vis, kaip kas vyksta. Žiūrėsim, jeigu tam nieko. Dabar apskritai, kas čia vyksta, yra tragedija visai mūsų Seime. Apskritai, čia kai... Bet jeigu nevas visiškai kažkas judinama, tai... Mūsų daug moterų, mes išeisime, bet žinai. Man labai tas inspiruoja Islandijoje, kai buvo moterų protestas, kur išėjo visos moteris, visiškai paralyžavo visą valstybę. Ir taip ar tada jau turėjo daryti pokyčius. Kažkas turėjo kažką daryti. Jo, nes, gerai, sėkmės jums gyventi be mūsų, žinai, tai buvo, kai mes, tai vat vienos dienos užteko ir tada jau buvo išklausyta jų. Tai man toks, vat, atrodo, jei nebus įsiklausoma. Gal ne visos moteris, bet manau labai daug. Išeisi, manau, daug ir vyrų išeisi, kuriems yra svarbu. Nes yra jų daug... moterys svarbios, tarkim, žinai. Ir nes dukros. Tu gyveni irgi, dukros, ir tu gyveni vis tiek su tom pasiekmėm kažkokiom, taip, tai kurios tos moteris, kuri išgyvena. Tai labai džiaugiuosi, kad irgi vyrai prisideda, nes labai svarbus yra procesas. Mes nedarom, kad čia vyrai versus moteris, mes darom žmonės versus debilai, žinai, toks labiau, kad Šis atrodo, neįsivaizduoju, kaip gali, iš vis kaip gali sugalvoti, kaip gali normalus žmogus. Bet matai, kai visuomenė yra požiūris, kad tu esi daiktas, tada jie galvoja, kad, tai tu daiktas. Bandykim tada, išbandykim. Tai aš galiu, ką nori daryti, koks skirtumas. Ir tu labiau, kai niekas nenusmerkia, o smerkia toliau pačią auką. Gerai. Tokia, dabar kokią nors biškai linksmesnę Pati klausi, bet aš norėjau apie pati kalta. Pati kalta. Tai gerai, tai tada grįžkim prie lūpyčių. Prie lūpyčių, prie makiažo. Man su mano lūpytėm padaryti, aš dabar biškai nuskramčiau, čia šono matosi. Tai dabar irgi turiu labai fainės 3 priemonės iš Youngblood. Tai lūpų pieštukas, spalva Au Naturel. Tai bus žiauriai natūralus, gražus lūpų pieštukas. Parodysiu, kaip gražiai pasidaryti lūpytės. Gerai, nes aš kol kas pasidarau kaip dragytės lūpytės. Toliau, lūpdažiukas, spalva Angeleno. Bus kaip angelo, tokias širus. Pinki. Gerai. Nes raudona man dragos spalva mano. Ir kadangi dabar tas šaltasis lūpų sezonas, sausas lūpos, tu dar mėgsti pakandžiati ir pavalgyti, tai užsidėsim lūpų aliejų ant viršaus, kuris biškį ir padrėkins ir duos tokio shiny, labiau natural įvaizdį. Gerai. Taip, tai pradėsim su lūpų pieštuku. Jis toksai rudesnio atspalvio ir lengvai mėgstu paputlinti, bet kad nebūtų too much, jau tenka žiauriai Braddoll lūpos. Tai šiek tiek padidinu apačioj, pasižymiu,
labai lengvai, nes šiaip krenta šešėlis iš po lūpos, tai ir atrodo, kad tas šešėlis tiesiog pasiryškina, o ne kad ten, žinai, kažkur tai kažkas. Ir labai mėgstu tada prasklaidyti su tokiu presniu šepetuku. Ir ta linija tokia nepasidaro, nebe tokia griežta. Nu tai jo, kas man trukdydavo, aš nepasidarydavau šito. Tai tiesiog, kaip natūraliau, žinai, kad pasidarytų tas apvedimas, kad nebūtų, žinai, tiesiog lainas. Nu jo, dabar. Tai toks, triukas, čia žiaurus magic trick. Nu, bet tikrai, aš kaip apsivedu, tai... Ir tą patį... Dar čia darysi? Jo. Ir tą patį padarysiu dar ir viršai. Čia, žinai, jeigu, pavyzdžiui, dabar aš pati irgi išlindau biškį iš krašto, kur man nesinorėjo, it's okay, just leave it, po to parodysiu, kaip pastvarkyti tą, žinai, patį kontūrą, nes pačiam gale būtina yra praeiti. Arba su tokio, turi labai fainą šviestą, kaip pieštukas, kurio gali tiesiog, žinai, praeiti, arba tiesiog su concealeriu, žinai, truputį su... Vada žodis concealeris. Concealeris, net nelietuviškas, o taip, maskuoklis. Maskuoklis. Tai va. Ir tą patį... Maskuos jūsų problemas gyvenime. Ir tą patį su viršum darau. Irgi pagalva, čia yra kupodono tas lankas. Tai vos virš. Bet ne visi turi šitą, ne? Ar visi turi? Jisai pas visus yra, tik tai gal pas kitus ne taip išraiškingai, bet tu vis tiek gali padaryti. Vis tiek yra tas... Gerai, aš noriu, kad pasakytum, kad pas mane žiauriai jisai ryškus ir labai gerai. Labai gražus ryškus, labai aiškus, labai lengva daryti. Tikrai, aš sutinku su tuo. Ir tada nuo šitų kampų čia einu žemyn, bet jau nebe overlininu, o tiesiog žemyn link kampuko. Tai va, čia bent jau man yra pats negražiausias dalykas, kai dažo lūpas ir kodėl, pavyzdžiui, oi, man tik tai nedarykėt užkrašti ir aš tada suprantu, kodėl, nes dažniausiai būna, kad daro, tipo, matai, ir tada čia va toj vietoj pastorina ir atrodo kaip, tikrai ne tavo lūpas ir atrodo keistai. O jeigu didini čia ir čia eina tik į viršų, bet ne iš šonų, tai neišsikreipia lūpų formą pati. Ir va, ir tada vėl biškį praeinu su tuo teptuku ir va, tai išsisklaidome. Gerai. Nes aš ir galvoju, aš kažkaip čia nusibrėždavau ir man žiūri netikdavo va šito. Tas iš išorės. Nes pas tave graži forma, pas tave gražiai tiesiog eina žemyn. Žinai, jeigu ten dar būtų, sakyčiau, kažkas su lūpom, ten tarkim lūpa viršutinė mažesnė, ten kažkur bandytum estetiškai tvarkyti, galima bandyti pereiti ir tas, žinai, kažkokias tai taisyklės. Bet šiaip tai pas tave idealiai, va, tiesiog nuo kampo žemyn ir viskas. Tiesiai linija visiškai, va. Tiesiog. Va. Ir vėl prasisklaidom. Čia. Tiesiog taip. Va. Ir pasidarėm formą. Tada labai faina yra užpildyti šiek tiek va čia va kampus. Tai bus tamsesnė zona. Arba, pavyzdžiui, jeigu naudosim skirtingų spalvų ir noris ombrę pasidaryti. Tai va čia va užsipildysim tiesiog kampukus. Čia toks, kad patilesnės atrodytų lūpos vizualiai. Geras. Ir irgi tiesiog į centrą, žinai, biškį prasisklaidai. Ir prasklaidimo reikia. Jo, ir palieki tą centrą tada. Na, žinai, čia viskas, jeigu nori, kad idealiai būtų, vis tiek turi dėti laiko ir turi pasižaisti ir kad Kaip ir su tapyba, žinai, jeigu nori, kad šeidas gražus būtų, tai tu, žinai, ten nuo tamsesnį, šviesesnį, kad pereiti vis tiek turi biškį pažaisti su to. Nu va. Na gerai, sutinku su šituo. Ir dabar į centrą, aš šiaip labai mėgstu tą tokį rausvesnį į centrą dėti lūpdažiuką. Šitas toks dip, aš dažniausiai tokį gal švelnesnį deduosi, bet su pieštuku irgi va taip netiesiai, nes aš tiesiai tepu. Galima, čia gal labiau aš dabar dėl higienos tą darau, nes tiesiog taip. Negaliu, nebent nori to lūpdažio, tai aš to įpadovanosiu, jeigu tau patinka spalva. Pirmą pasižiūrim, ar man tinka. Tai tokia, taip, žinai, va į centrą,
toks. Man tokia Graži, jo, jin tokia deep, ne ta tokia švelni, tokia, žinai, kur būna pink, bet irgi turi, man pavyzdžiui, rudenį gražu, kai tamsesnis sezonas, tokios biški, tavo akis arba rudos tamsios, tai tokia man duoda, nežinau. Akis, skausma. Jo. Tai, čia ką toks rudeniškesnis, tamsesnis variantas, bet visai, man atrodo, kad fainai. Dar užsidės. Neatrodo kaip drago lūpos, atrodo normaliai. Aš nežinau, tarsi nėra blogai drago lūpos, dragai yra labai gražus. Bet ten lūpos yra specifikuotos, kad jos būtų tokios, žinai, ten viskas overdone yra. Tai... Aš visada persidarau kažkaip, nemokėdavau, bet čia jo, nes aš, čia reikia apačioje ne linijos, o čia palei liniją, o čia irgi biški virš linijos. Tai iš esmės, čia virš linijos, čia virš linijos, čia tiesiai, čia tiesiai, čia tiesiai, čia tiesiai. Čia dabar aš minimaliai esu išlindus, tai dar pasimsiu korektorių biški, kad jau ta linija būtų tiesiai. Tai realiai eina, tai eina tik tais viršas ir apačia virš. Taip. O daugiau mes einam pagal lūpų kontūrą ir ten nebandom kažko įrodyti dar daugiau, kad mums čia reikia, žinai. Tada gražiai tas overlininimas atrodo. Primokys panas dabar nebijais pas tave dažytus, nebijai? Nemokės taip. Nebijau, žinok. Jo, aš esu vedus pamokas savo klientėm nuolatiniam ir jos vis tiek, jos išmoko pasidažyti, bet progai vis tiek grįžta, tai aš nepergyvenu labai. Čia, žinai, gal net ir ne tas momentas, kad nemoku, čia tas momentas, kur tiesiog noriu, kad mane kažkas kitas paruoštų. Žinai? Ir viskas. Ir man pačiai, pavyzdžiui, irgi buvo dabar gimtadienis. Aš dažniausiai pati pasidažau. Bet man taip buvo toks noras, kaip aš noriu, kad mane kažkas suruoštų. Ir kad aš pasėdėčiau toj kėdėj ir kad galėčiau išeiti realiai, kaip klientas mano išeina, žinai. Tai čia tas principas gal netgi labiau veikia, negu kad žinai, moku, nemoku. Jo, aš pagalvosiu. Aš vis tiek nesidėčiau čia. Prie savo makiažo nesu daugiau 15-20 minučių buvus. Tai va, būtent. Tai čia dar irgi tas toksai. Kur, žinai, kur toks, jeigu tu daugiau prie to makiažo, tu pridedi daugiau negu reikia. Žinai, kur tipo galvo, prasibrauksiu lainerį ir tada sugadini viską ir tada visas akis nuvalyti ir vėl iš naujo. Susinervuoji, tada jau tau žiūrėk reikia išvengti ir tavo visas vakarėlis sugadintas. Tai va, dabar pasiemu tą pieštuką tokį fainą šviesų. Ir su juo, grinai čia, kur yra linija, aš jį truputį pastvarkau, ir jisai tiesiog toks sharp pasidaro, gražus. Ir va, iš tos pusės irgi tą patį. Va. Ir biški prasklaidau, čia toks mano hekas yra. Kaip susitvarkyti, kad fainiai būtų, nes man beveik niekada nepavyksta be to pasidaryti, jau kad būtų tobulą. Tai žinai. Va. Ir dėjau tą lūpų aliejūką dar, pamiršau paminėti, labai gražiai toks šainį pasidarė. Nelimpa, šiaip jis nelimpa. Nes aliejūkas. Tai ne tas, kad blizgis, o aliejus. Tai jisai toksai, malonus. Fresh. Ką, paskutiniai potėpiai, kaip jautiesi, ką manai? Ne, tai jau padarė iš mane žmogų, jau dabar būtų gėda eiti namo ir niekur neiti šiandien. Prašau, kaip smagu. Kiek daug džiaugiu, prašau, kaip smagu. Kiek daug. Ne, jaučiu, reikės nuvaryti dabar kažkur jau. Jau dabar, žinai, šiandien open mic'as reikia nuvaryti komikam pasirodyti. Pasirodyti? Aš čia taip casual, žinai. Sekmadienio glow. I woke up like this. Sekmadienio glow. Tai tada kokį nors, nežinau, linkėjimą mano visom klausytojom pasakyk, ką mes čia šiandien pasamapink kalbėjom, kad būkit fainos, būkit gražios, būkit kuo jūs norit būti, būkit gražios, norit būkit kokius jūs tik norit, koks skirtumas, mes vis tiek visi mirsim.
Grįžtam prie pradžios pokalbio, mačiučių. Koks yra skirtumas? Bus apie mus, apie amžinatilsį kalbės, ne? Tai va, svarbiausia, kad tu jaustumės gerai ir mokėkit pasakyti ne, kam jūs norit pasakyti, jūs esat number one savo gyvenime, jūs niekad nebūsit kitų žmonių gyvenime number one, tai tu turi bent jau savo gyvenime būti number one. Ir norit, ką jūs norit, tą jūs darykit. Koks skirtumas, kas sako. Taip, puikiai. Užfiksuojam. Fiksuojam. Nu va. Ir nueikit pas Pauliną pasidaryti. Ir žiūrėkit podcastą, subscribinkit podcastą. Subscribe, jam ir gražiai padažinti. Mano visom aktyviom klausytojom irgi yra dovanėlė, tai komentuokite, ką nors gražaus parašykit ir greičiausiai kažką laimėsit dovanų. Taip. Makiažą iš Youngblood. Like, share, subscribe, comment. Ir gražių jums, kada išeina šitas? Už poro savaičių arba už savaitę. Gražių artėjančių švenčių. Taip. Nes galvoju, jeigu panaujotai. Ne. Greičiau. Iki švenčių. Gražių švenčių, pasirūpinkit savim. Ir skirkit laiko savo šituo baisiu laikotarpiu, tarp kitko. Gražiai baisiu, nes jis tam būna labai. O vyrai, išmokit teptis kremo, ne va taip. Ačiū tau. Ačiū labai. Yeah. Fine.